Taip, matot, taip. Taip. Taip, tai prisijungimas dabar yra čia nuo pat pradžių, ne? Tai tiek ta pačia sistema jungiasi tiek buhalteriai, tiek klientai. Tiesiog klientams galima keisti matomą meniu. Tiesiog, kad jeigu jiems tiek daug kažko nereikia, tiesiog galima atmažinti. Na ir prisijungimas yra pas mus tiesiog su vartotojo paprastu vardu slaptažodžiu arba per Google arba Microsoft. Na ir netrukus mes dar čia tobulinam ateityje, galbūt bus papildomų dar kažkokių prisijungimų. Tai va, tai tarkim aš jungiuos per Google ir prisijungia prie įmonės. Na ir čia kaip prisijungus prie įmonės, mes turime visą sąrašą įmonių, prie kurių mes prieinam. Jeigu tas sąrašas labai ilgas ir taip sunku ieškoti, tai tiesiog galima pasifiltruoti ir prisijungti ir greit persijungti prie kitos įmonės. Taip pat čia rašoma buhalteris, kuris apskaito. Tas nėra privaloma rašyti čia, jeigu įmonė to nori. Tiesiog pas mus yra apskaitomų įmonių sąrašas ir jeigu mes priskiriam konkretų buhalterį, tai tiesiog gali matyti klientas pats prisijungęs, kas yra jo buhalteris. Bet kaip sakiau, tai nėra būtina tokia opcija, jeigu nėra suskirstoma konkrečių buhalteris, nėra priskirtas prie konkrečios įmonės. Taip pat čia galima pasikeisti kalbas. Ir vartotojui, jeigu jis yra ten anglakalbis ar rusakalbis, tiesiog galima į nustatymus vartotojui rašyti jo pagrindinę kalbą, kad prisijungusiam iš karto ta kalba ir būtų. Na ir čia tiesiog pasikeisti slaptažodžiui ir kitą informaciją. Taip, dabar apie, nuo vartotojų pradėkim. Tai kiekviena įmonė turi, kaip buhalterinė įmonė, jinai turi savo vartotojų sąrašą ir jinai gali čia jį susikurti ir atitinkamai nurodyti roles. Rolės yra tam, kad tam tik informacija būtų matoma arba nematoma. Pavyzdžiui, prie darbo užmokesčio ar gali prieiti tas vartotojas ar negali prieiti. Ten prie nustatymų gali prieiti ar negali prieiti. Tada yra daug visų kitų rolių tenais. Ar gali prieiti prie gamybos modelio, prie GPIS, Intrastato. Na, yra daug visokių modulių, kur mes galime valdyti tokiu būdu, ar tas vartotojas mato ar nemato. Na ir kartu tada mes tą vartotoją galim pridėti prie įmonės kažkokios. Tai jūsų atveju čia būtų pagrindinė jūsų įmonė, jūs čia kuriate vartotojus, o po to prisijungus prie apskaitomos įmonės tiesiog tą vartotoją pridedat. Nes po to yra įmonės vartotojai, kurie konkrečiai prie tos įmonės, kurie prieina. Taip pat tai yra tas sąrašas įmonių, kurie prie tos konkrečios įmonės prieina. Kitas dalykas yra vartotojo teisės, tai kaip sakiau, savo klientams mes jas galime apriboti. Na ir čia pagal nutylėjimą yra tipinės teisės klientui, tai yra paruoštas automatiškai tam tikras meniu dydis, tada jeigu su prekėmis prekiauja, tai tada daugiau ten tų varnelių arba be prekių, tai yra paslaugomis jeigu. Bet kartu galima ir toliau jas koreguotis. Tai pavyzdžiui, jeigu aš parodyčiau, kaip tas atrodo. Taip. Va, tai jeigu aš nenoriu pilno meniu rodyti, tai tada galima tiesiog susipaukščiuoti pagal tai, ką tas vartotojas turi matyti arba neturi. Taip, tačiau kadangi aš pats save tvarkau, tai reikėtų man rodyti viską, nes po to man išnyks meniu. Tai va, tai čia mes tokiu būdu klientams galime apriboti, kad jie nelystų ten, kur nereikia ir galim pasilikti tiesiog, kad jiems prisijungus rodytų, tarkime, vesti prekių pardavimą tiesiog, arba vesti klientą į prekių pardavimą, arba vesti dar kokį, pavyzdžiui, tenais banką pasitikrinti. Tai reiškia, mes galime riboti, ką klientas gali matyti mūsų programoje, o buhalteriai mato viską. Lygiai taip pat ir buhalteriams galima būtų koreguoti tą meniu, jeigu tam yra tikslas. Dabar dėl to aš gal irgi eisiu būtent iš buhalterinės įmonės pozicijos, o po to prie viso to funkcionalumo, tiesiog kadangi pradėjom nuo tų vartotojų. Toliau administravime, kaip parodžiau, kurti vartotojus, lygiai taip pat yra su įmonių kūrimu. Tai reiškia, pagrindinė įmonė esant, galima kurti įmonę. Tai reiškia, mes jums sukūrėme šabloną jūsų, tai tas šablonas, tai reiškia, kad jūs turite savo tokią standartinę įmonę, kurioje įvedate tam tikrus, nežinau, pagal nutylėjimą esančius tiekėjus, pavyzdžiui, savo įmonę, nusistatote ten banko pavadinimus kažkokius, tai yra kažkokia tokia šabloninė įmonė pasiruošėte. Ir, pavyzdžiui, atskirai ten VŠI įmonė, atskirai UAB-ams, na ir čia susikūrus tos naujos įmonės duomenis ir nurodžius tą atitinkamą šabloną, mes jį galime nusikopijuoti. Ir tada jūs automatiškai prisijungsite prie tos įmonės ir toliau galėsite tenais
įkeldinėti kažkokius pradinius duomenis. Kai mes susikuriam įmonę, mes galim ją čia ir išsitrinti. Dabar, kai mes tą įmonę susikuriam, jinai automatiškai susikuria ir administravime. Tai va tas administravimo modulį mato tik tai buhalterinės įmonės paskyroje būnant. Ir čia mes būtent turime nusirodyti apskaitos pradžią, apskaitos pabaigą, jeigu apskaita nutraukta, ten PVM ir panašiai. Dabar kam šitą informaciją yra reikalinga dėl deklaravimo? Kadangi mes naudojame masinį deklaravimą ir kai įmonių labai yra daug, tai mums reikia žinoti, mums tą įmonę reikia deklaruoti ar nereikia. Tai reiškia, jeigu ateina naujas klientas ir mes įsivedam nuo vasario 1, tai vadinasi, jeigu dabar generuosim sąskaitas deklaracijas už sausį, tai tos įmonės deklaracija nebus generuojama. Jeigu rašysime nuo sausio 1, tai jau tos įmonės deklaracija bus generuojama. Jeigu vesim iki gruodžio 31, tai už sausį jau nebus deklaruojama, bet jeigu trauksim už gruodį, tai bus. Kitaip sakant, tas nuo iki valdoma deklaravimas. Ar traukti deklaraciją, ar netraukti. Lygiai taip pat valdoma per tai ir vartotojai, ar gali prisijungti ar ne. Tai reiškia, jeigu įsivedat iki apskaita kažkokia, tai tos įmonės vartotojai gali prisijungti dar 1 mėnesį, jeigu jiems ten reikia ištraukti kažkokią informaciją ir panašiai, ir po to užsiblokuoja. Nutraukta sutartis, tai čia yra tam, kad būna, kad apskaita iki labiau per tokį, tarkim, nežinau, ar klientas nesusimoka, ar dar kažkas, tai mes įvedam tą tiesiog datą, o tas nutraukti iki, tai jau yra griežtai, kad jau yra nutraukta sutartis ir tada iš karto užsiblokuoja klientai, tai yra vartotojai tos įmonės ir kartu nebegali prisijungti ir buhalteris. Čia tam, kad irgi išvengti tokių dalykų, kai būna, kaip sakant, sutartis yra nutraukta, bet dėl kažkokių priežasčių klientas prieina prie buhalterio ir toliau prašo kažkokius darbus atlikti ir panašiai. Ir tiesiog buhalteris irgi būtų atribotas nuo tos įmonės, jeigu jau yra griežtai nutraukta sutartis ir su ja niekas nėra atliekama. Lygiai taip pat galima išreikštinai nusimti varnelę, ką mes nenorime masinių deklaracijų teikti, jeigu, pavyzdžiui, ta įmonė nuolatos, pavyzdžiui, ten vėluoja pateikti tam tikrus duomenis. Nes jeigu jūs nusprendžiat masiniu būdu teikti, pavyzdžiui, sodrai deklaracijas, tarkim, 13 dieną, nes jūs dar norit sulaukti, kam yra tenais dėl mama priemoka, dar kažkas, tai paskutinę dieną dažniausiai neteikiama, tai galima nuimti varnelę, kad tos įmonės nepakliūtų su masiniu teikimu. Nes būna galbūt kažkokia įmonė priedus atsiunčia ten 14 dieną ir neina niekaip anksčiau to padaryti. Tai va, čia toks tiesiog valdymas, kad tai įmonės netraukti visą masinį deklaravimą. Dabar ar jūs naudosite ar nenaudosite tą masinį deklaravimą, tai čia yra kitas klausimas. Tas nėra privaloma, galima masinio deklaravimo nenaudoti, gali kiekvienas buhalteris atskirai teiktis tas deklaracijas išsitraukęs ir nenaudoti to masinio. Bet mes naudojam ir tas labai pasiteisina. Tada yra pasirašantysis asmuo, tai yra tas, kuris deda parašą deklaracijai, nes kartais buhalteris neturi visų, pavyzdžiui, įgaliojimų ir teikiama ar tenais vadovo skyriaus, ar įmonės vadovo vardu, priklausomai nuo tų įgaliojimų. Tai taip mes nurodome, kas bus pasirašantysis. O čia yra atsakingas darbuotojo ID, tai yra būtent tas pagrindinis buhalteris. Nežinot, būna deklaracijų, kas pasirašo ir kas užpildė. Tai tiesiog 2 laukai. Tada apskaitos tipas, tai čia tiesiog jums patiems čia nustatyti, kaip jūs norite, jeigu jums tas yra svarbu, rūšiuoti klientus pagal tam tikrą paslaugos tipą. Ar tenais yra pilną apskaitą darote, ar kažkokia dalinė, ar ten 1 kartą metuose. Čia tokie iš gyvenimo, dirbant su daug įmonių, gimė tam tikri planai, tai jie didelės prasmės neturi, čia tiesiog toks kaip statistinis dydis. Tiesiog jeigu pasirinksit programą, tai tada nebus traukiamas deklaracijos. Nes programa tai reiškia, kad klientas perka tik programą, o apskaitos neperka. Ir įmonių grupė irgi taip pat neperka apskaitos, tik tai programą. Tai realiai šitie 3 planai turėtų būti naudojami. Ir tokiu būdu būtent valdomos visos įmonės. Ir būtent svarbu tą palaikyti, nes pagal tai būtent yra teikiami tie masiniai visi deklaravimai. Dabar apie tą masinį deklaravimą kalbant. Tai jeigu vis dėlto norime teikti masiniu būdu deklaracijas, tai pavyzdžiui, kaip yra su darbo užmokesčiu. Tai pavyzdžiui, darbo užmokesčio yra deklaracijos ir mes tada, mes galim pasakyti, kad mes tiesiog norime, deklaracijos yra čia, mes norime visoms įmonėms generuoti deklaracijas, tai va, pavyzdžiui, už sausio mėnesio
ir visų įmonių deklaracijos. Kaip matot, jeigu čia mes paspausim, gausim vienos įmonės deklaraciją, jeigu čia, tai visų įmonių. Tai reiškia, jeigu ten apskaitom 100, 200, 500 įmonių, visų įmonių deklaracijos yra sugeneruojamos ir patalpinamos serveryje į folderį. Na ir tada tos deklaracijos yra nusiunčiamos į tarpinį serverį ir tada yra pasirašomas. Tai dabar būtent čia yra visas tas grožis, kad mes daug deklaracijų galime pasirašyti vienu metu. Ir nereikia dėti parašą ant kiekvienos deklaracijos. Tai reiškia, jeigu mes deklaruojam 100 tenais deklaracijų, mums užtenka uždėti vieną parašą ir jos visos yra pateikiamas. Jeigu visgi nenorima bus teikti visų įmonių deklaracijų vienu metu, tai tada galima su šituo išorių deklaravimų siuntimu drag and drop būdu užsikelti tas tik deklaracijas, kokios norime. Na, tiesiog jeigu buhalteris pats susirenka deklaracijas ir jas nori pasiteikti. Tai čia kaip pavyzdį aš pasidariau, kad tarkim mes norim pasiteikti tam tikras deklaracijas, jos nueina į tarpinį serverį ir tada VMI pasirašymas, mes paspaudžiam pasirašyti deklaracijas ir jos čia yra, bet čia galim pasižiūrėti, kaip jos atrodo, tai yra normali VMI forma ir tas pažiūrėti nėra būtina, nes tikimasi, kad jeigu mes jau deklaruojam, tos jau yra teisingos ir tiesiog jų čia gali būti daug, tai reiškia vienu varnelės paspaudimu pažymima yra 100 deklaracijų ir tada yra patvirtinimas, tai reiškia pasirašomas deklaracijos. Tai šiuo atveju aš jau nesu prisijungęs savo parašo, tai nebus, bet tiesiog čia mato standartinis sodros ar pasirašymo langas ir mes juos visas pasirašome. Kai mes pasirašome, mes galime matyti pateikimo būseną. Tai reiškia deklaracijų žurnale mes matome ar nuėjo ar nenuėjo, tai VMI atveju mes galim tik matyti, ar pasiekė jų VMI serverį, bet mes negalim pamatyti būsenos, ar VMI atmetė ar neatmetė. Na, tiesiog VMI tokios informacijos neteikia. Sodra teikia visą informaciją. Tai reiškia, Sodra teikia ne tik tai, ar pasiekė jų serverį deklaraciją, bet kartu ir ar priėmė ar atmetė. Va, tai čia su Sodra yra geriau, Sodra pateikia visą tą informaciją. VMI tik tai, ar pasiekė jų serverį. Ir tokiu būdu po to mes, kai patikėm tas deklaracijas, mes jau galime pasitikrinti būseną iš Sodros ir VMI nusiskaityti, būtent ar pasiekti ar nepasiekti. Dabar, kadangi aš jų nepasirašiau, tai yra update, tai čia reiškia būsena tarpinė, kad vis dar laukia atnaujinimo, tai yra, kad mes uždėtumėm parašą ant tų deklaracijų. Atsiprašau, Petrai, matau, kad Ieva turi klausimą. Jo, aš noriu paklausti, jūsų programoje naudojami tik registrų centro raktelį ar ir su mobiliu parašu, kaip į telefonus galima pasirašinėti? Aš kaip sakiau, kad mobilus parašas tinka tik vienos deklaracijos pasirašymui. Neina technologiškai padaryti su mobiliu parašu, kad būtų galima pasirašyti 100 deklaracijų. Tai todėl tinka tik tai USB raktas registrų centro arba asmens tapatybės kortelė. Pas mus dauguma naudoja asmens tapatybės kortelę, nes jis yra nemokamas. Nueinat į pasų poskyrį, įrašo sertifikatą ir tiesiog įsidedat į kompiuterį ir viskas. Tai va, tai ten paprasta labai, būtent su asmens tapatybės kortelė. Arba USB. Čia mes esame įsirašę tą statistiką, kokia yra, kad būtent registrų centro šitas naujausias išduodamas paketinis veikia. Čia yra senesnis šiek tiek paketinis veikia, o šitų labai senų jau nebeveikia paketinis. Tai va, na ir aišku, asmens tapatybės kortelė yra geriausia. O mobilus, taip. Ir dar noriu dėl deklaracijų paklausti. Tai visos ir tos tipinės ir netipinės ir mėnesinės ir tos, kaip būna, visos deklaracijos formuojasi automatiškai pas jūs programai? Kokios yra deklaracijos generuojasi, tai yra skirtingose vietose, tiesiog galim pasižiūrėti. Taip, tai yra prie PVM uždarimo, tai yra FR 0600, 564, 608, na tai šitas tos deklaracijos vat yra. Tada prie metų uždarimo, tai tos generuojasi tiksliai. Dabar čia yra prie metų uždarimo deklaracijos, pavyzdžiui, pelno, tai jinai generuojasi kaip šablonas iš esmės. Tai reiškia, jie ateina įmonės rekvizitai, ateina pajamų bazė, man regis darbuotojų skaičius, tokia bazinė informacija, bet aišku, detaliau, man atrodo, dar neleidžiam atskaitimų suma eina. Bet vis tiek, jau pelno mokesčio yra ganėtinai sudėtinga, kad visiškai automatizuoti kažką. Nes ten jau reikia būtinai buhalteriui įsikišti, tai yra parama kokie, moksliniai tyrimai tenais, visokių dalykų yra, tos jau pelno mokesčio visiškai automatizuoti. Dalinai, žodžiu. Tai yra dalinai užpiloma, taip, bet irgi privalumas tas, kad tiesiog ištraukus bent jau visus rekvizitus supildo.
Nes aktualu, jeigu masinį taką daryti, tai kokios deklaracijos, tai reiškia, kas susijęs su sodra, 12 SD, samai, viskas automatiškai suplaukia iš buhalterinės programos ir galima formuoti, kad ir 100, ane, ir 12 SD, ir kas ten pirma. Aš po to prieisiu dar prie daug. Dabar su šitom, tai mes irgi masiniu būdu teikiam. Tiesiog mes jas visas atsisiunčiam. Nu, va čia zipo, ne, atsisiųsti visų įmonių, mes atsisiunčiam, tada padalinam po darbuotojams, tada jie asmeniškai jas tvarkosi, o kai jau ateina metas deklaruoti, tai kaip rodžiau, tiesiog jie va čia drag and drop būdu tiesiog įsimeta savo deklaracijas, ten 50 ar kažkiek ir vienu parašu jas pasirašo. Tarsime, net ir tas metinės nebūtina kiekvienos teikti atskirai. Tiesiog mes jas vis tiek išsitraukiam visas vienu metu, susitvarkome ir tiesiog vis tiek galime jas pateikti vienu metu. Tiesiog jas prieš tai reikia apsidoroti. Na ir čia matote, kokios tos deklaracijos yra. Tai dabar 521 čia taršos yra, ne? Taip. Bet dar matau, kad Aleksandra turi klausimą gal iš tos pačios srities gal. Aleksandra, mikrofonas išjungtas. Jo, dėl metinės GPM deklaracijos norėjau pasiklausti. Ir ar nėra? Prie darbo užmokesčio to prieisiu, dabar čia metinės. Okay. Dar prie tų kitų GPM-as yra prie daug. Taip, tai taršos deklaracija, tai šiaip yra pildoma ganėtinai gerai. Čia yra tam tikras mūsų susitarimas, kad yra kaip prekės yra automobiliai suregistruojami kaip prekės su atitinkamu kuro rūšimi. Na ir tada jisai tiesiog traukia automatiškai į tą deklaraciją tas korteles prekių pagal kiekius, kiek yra užregistruota tų kuro pirkimų. Jeigu automobilio deklaruoti nereikia, dėl to, kad ten jis naujas ir panašiai, tai tiesiog tada nereikia ir kaupti tos informacijos. Ir automatiškai žiemą vasarą yra koeficientas ten įvedamas pagal sunaudojimą. Ten dėl nurašymo, dėl taršos yra tiesiog litrų reikia jo. Ir automatiškai jisai pasiskaičiuoja ir jeigu mes norime, mes galime užregistruoti sąnaudas. Jeigu manoma, kad yra teisingai tas deklaracija paskaičiuoja tą mokestį, tai ištraukus deklaraciją automatiškai užsiregistruoja tas taršos kvitas. Taip, tada yra 438 yra kontroliuojami asmenys, tai kontroliuojami asmenys yra prie įmonės informacijos suvedami, tada 430 yra avansinis pelno mokestis, tai jisai, man atrodo, čia yra tik rekvizitai užsipildo ir tada kit, tai čia yra ilgalaikio turto, man atrodo, tai yra nekilnojamo turto, tai irgi yra tik rekvizitai užsipildo. Tiesiog, kad būtų su rekvizitais. Pačios nekilnojamo turto mokesčio apskaitos, kas yra būtent tai deklaracijai, tai pas mus tokios kaip ir nėra. Tarsi mes galime kaip ilgalaikį turtą užsipildyti nekilnojamą kažkokį turtą, bet būna, nežinau, ten nuomas ir panašiai, tokio konkrečiai valdymo tokio neturime tos deklaracijos užpildymui. Tai va, tai čia yra tos metinės. Na, tada būtent su gyventojais. Dar Stasy, matau, kad Aleksandra vis dar turi klausimą. Jo, aš turiu dar porą. Rodėt, kad galima peržiūrėti deklaraciją, kuri pateikta, jeigu ją reikėtų pataisyti. Ar įmanoma tai padaryti? Ne, tai jūs taisot pas save. Ar iš naujo reikia tada formuoti? Taip, tarsi jūs taisot pas save deklaracijas, o čia jau kai įkeliat į sistemą, tai čia jau nebekoreguojam. Tiesiog galima jos neteikti, jeigu nenorite. Nes tada čia, kai yra tas pasirašymas, šiaip tipiškai mes netikrinam tų deklaracijų, nes tarsi tikrinam iš anksto prieš teikiant čia, bet mėnesinių ten sodros GPM-o, tai aišku, deklaracijų nežiūrime, nes jeigu teisingai daug yra paskaičiuotas, tai ten sam deklaracijos žiūrėti nelabai yra prasmės. Tai tiesiog, jeigu mes norim kažkokios neteikti, tai tiesiog galima uždėti, kad mes ją norime praleisti ir neteikti tos deklaracijos. Tai va, ir po to pateikti per naują. Bet pačioje šitoje sistemoje jau deklaracija yra netaisoma. Na, pas mus yra tokia taisyklė, kad sam deklaracijų taisyti nereikėtų, reiškia yra apskaitoje kažkokia klaida. Tai pirmiausia reiktų susitvarkyti apskaitoje ir tada teikti samą toks, koks jis yra. Nes kaip ir neturėtų reikėti samą taisyti ištraukus iš sistemos. Supratau. Ir dar antras klausimas dėl to masinio pasirašymo. Čia visos įmonės mastu tada būtų? Ar kiekvienas buhalteris gali savo, tarkim, paleisti visą? Jeigu mes paleidžiame tą automatinį nusiuntimą visą, kur aš rodžiau generavimą pačiam, kur yra visų masinis. Tai jis yra visų įmonių. Jeigu norime vis dėlto atskirai per buhalterius, tai tada reikėtų jums kažkaip susitarti, kad, pavyzdžiui, mes jums galime sugeneruoti masiniu būdu tiesiog į katalogus ir jūs po to išsiskirstote ir po to teikiate kiekvienas buhalteris atskirai per drag and drop būdu tiesiog. Ten kiekvienas, mes sugeneruojam visiems, nežinau, vis tiek jūs turite kažkokią sistemą, kada
teikiate deklaracijas, na, tarkim, sodrai, nu, tai nežinau, 111 dieną ar panašiai. Na, tai susigeneruoja visos, bet nebūtina teikti visų. Tiesiog jūs pasidedat, nežinau, debesy kažkur, ar ten FTP, nu, nežinau, kažkokiu būdu pasidalinate tomis deklaracijomis, tada ten kiekvienas buhalteris jas peržiūri dar kažkokiu būdu ir tiesiog jisai gali pats prisijungęs būtent čia pats teikti tik savo deklaracijas. Tai yra nebūtina visų. Tas čia priklauso nuo įmonių vidaus tvarkos, kaip jos tą daro. Aišku, ačiū. Tiesiog arba visos, arba tada galima ir atskirai, bet po daug galima tų deklaracijų teikti. Bet šiaip mes laik skatiname, kiek įmonių perina buhalterinių pas mus, tai kad įvesti tokią tvarią, kad mes tvarkomės iki X dienos, ir jau tą dieną mašiniu būdu yra teikiama, nes daroma prielaida, kad tos deklaracijos jau yra teisingos. Taip, prie darbo užmokesčio deklaracijų. Taip, tai čia, kaip matot, yra standartinė sodros samo deklaracija, tada yra 12 SD, tai 12 SD yra dviem būdais generuojama, tai yra tai dienai, kurioje buvo įvesti neapmokamų atostogų laikotarpiai, tai reiškia, jeigu aš šiandien suvedžiau kažkokių neapmokamų laikotarpių, tai aš padeklaruoju, kas buvo šiandien įvesta, arba, atsiprašau, jeigu aš noriu už mėnesį, tai aš galiu vesti už mėnesį. Tiesiog vieni buhalteriai vienaip mėgsta, kiti kitaip. Taip, ir tada visų, aišku, įmonių deklaracijos irgi galima ištraukti. Taip, tada 2SD yra, jinai galima, kad ją įtraukia visus darbuotojus visos dienos, arba prie darbo užmokesčio, ar prie darbo sutarties galima tenais ištraukti konkrečiai 1 SD ir 2 SD. Taip, 1 SD prie darbo užmokesčio sutarties, o 2 SD irgi galima tenais, arba čia, tik čia sutraukia visos dienos. Taip, atostoginių kaupinius čia parodo. Tai va metinė, taip, tai va, jeigu metinė deklaracija, tai aišku, jos tiesiai nesiunčiamas iš sistemos, dėl to, kad reikia ten pertikrinti visokias individualias veiklas, natūras, užsieniečius, panašiai, tai yra ta deklaracija, kurios tikrai reikia kiekvieną pačiupinėti ir pasižiūrėti ir mes neteigiam, kad jinai tikrai gera išsitrauks iš karto iš sistemos. Tai mes jas irgi atsisiunčiam visas, pasidaliname per buhalterius, jie tada jas visas susitvarko ir tada teikia per tą gruodžio administravimą. Šiemet visai neseniai nuo šių metų padarėm naują, gan patogų dalyką, tai būtent konvertavimus į ir iš Excelio. Ypač jeigu reikia labai daug papildymų kažkokių padaryti, tai reiškia, mes galime ištraukti deklaraciją, kurią sugeneruoja programa, tada tą deklaraciją įkelti ir gauti šios Excelį, tada tą Excelį tvarkyti, pildyti daug naujų įrašų kažkokių, perkeldinę ten UL priedus ir po to atskirai vėl įkelti atgal tą Excelį ir jau gauti vėl per datą deklaraciją. Va, tai labai yra patogu, kad galima Excelį realiai tvarkytis labai didelių įmonių GPM metinės deklaracijas. Na, dar čia deklaracijos ištraukimo, įtraukimo yra principas dėl gruodžio mėnesio darbo užmokesčio. Čia, žinot, vienos įmonės gruodį deklaruoja sausį, kitos gruodį moka 2 atlyginimus ir lapkričio ir gruodžio. Tai tiesiog, kad kaip interpretuoti būtent gruodžio pajamas. Ar pagal tai mes pasižymim, kaip tą mėnesį, kaip tą deklaraciją už tos metus generuojant, kaip interpretuoti būtent darbo užmokestį, kad teisingai traukti į metinę deklaraciją. Taip, tai su deklaracijom liktais tiek. Tai dar man Ieva turi klausimą. Taip, aš noriu paklausti, o jūsų metinės deklaracijas įplaukė verslo liudijimai, individuali veikla, ta vadinama B klasė, autonomos, viskas įplaukė, jeigu apsirašom. O kur apsirašom prie kontrahentų? Taip, yra 2 tipai. Jeigu tai yra visokios nuomos ir panašiai, tai, žinot, kur yra žmonės, kurie neturi individualios veiklos arba tenais verslo, arba to individualios veiklos, arba verslo liudijimo, tai tada juos per kitas sutartis apsirašome, kaip ten ir dividendai, ten kokie nors ir panašus dalykai, o jeigu tie, kurie turi verslo liudijimą arba individualią veiklą, tai yra tiesiog kaip per tiekėją tradiciškai, jeigu jis yra, tai tiesiog pas mus yra kokių dokumentas yra, ne, čia taip kaip deklaracijų yra tas padėtas asmens kodas, verslo liudijimas, tenais ir panašiai, ir aišku išmokų rūšis, tai tiesiog pasirenka išmokų rūšis, ir mes nusirodom grupę tada individuali veikla ir pagal tai surenka visus pirkimus pagal šitą grupę ir supildo būtent pagal šitą informaciją, aišku, kaip B klasės pajamas. O jeigu jau yra kaip darbo sutartis, tai tada tenais jau konkrečiai mes nurodom ar A ar B klasės pajamas. Ačiū. Dar Valerija turi klausimą.
Aš noriu paklausti, dabar jūs sakot, kad čia reikia uždėti varnelę. Ar praėjusiu metu gruodžio DU išmokėta sausį ar gruodį, o tai automatiškai to nesimato suvedus apmokėjimus? Jo, Čia tai dar šitas, varnelę reikia uždėti. jo, dėl to, kad čia iš gyvenimo taip išplaukia, kad būna su bankų mokėjimais, tenais visokios problemos ateina, neateina ir mes nusprendėme tada daryti, kad pagal priskaitimą mes žiūrime. Nesudengimai būna, kad vėluoja, būna tenais visokių įmonės, kad jisai neišsimoka tenais ilgai, arba to sako, aš ten grinais išsimokėjau. Na, dažnai būna problemų tiksliai žinoti, ar tą atlyginimą kada išsimoka ir su kokiu konkrečiai sudengti, nes ten būna avansus išmoka panašiai. Tai dėl to, kad būtent tos problemos nebūtų, tai mes tą GPM deklaraciją metinę generuojam pagal priskaitimą, o ne pagal išmokėjimą. Tai todėl ją reikėtų pasikoreguoti, jeigu įmonė, kur yra netvarkinga ir tenais, arba ne tai, kad netvarkinga, bet tiesiog vadovas nesimoka niekada darbo užmokesčio, na tai aišku, ją rankiniu būdu reikėtų pasikoreguoti. Jeigu yra normalios įmonės, standartinės, tai net jeigu ten metų eigoje kažkaip skirtingai mokasi, bet vis tiek iki gruodžio mėnesių žinote, tas vis dėlto ir tą gruodį išmokėjo gruodį ar sausį. Tai taip, dėl to tas grinai GPM metinė tai yra pagal priskaitimą, o ne pagal išmokėjimą. Mes turime kitą versiją pagal priskaitimą, bet ten tiesiog reikia labai adaptuotis, pažiūrėti prie konkrečios įmonės. Šiaip čia GPM-as turi būti deklaruojamas pagal išmokėjimus. Ir dabar dar, man taip įdomiai, jeigu, sakykime, aš suvedžiau banką ir tvarkingai suvedžiau, ar man irgi reikia vis tiek varnas dėti? Taip. Default už tą ataskaitą yra pagal priskaitimą. Supratau. Gerai, ačiū. Dabar GPM mėnesinė tai yra, tai irgi yra pagal priskaitimą, pagal išmokėjimą. Tai va, dėl to, kad irgi čia yra ta pati problema, kad būna, kad mums jau GPM reikia deklaruoti, o dar tenais, nežinau, bankai būna neatsiųsti, negauti ir panašiai, tai va irgi su tokia problema dažnai buvo susidurta, tai irgi yra sutariama su klientais, kad mes dėl to deklaruojam pagal priskaitimą, o ne pagal išmokėjimą, dėl to, kad tiesiog po to nežinoma, ar vis dėlto išmokėjo ar ne. Tai čia tiesiog galima irgi pasirinkimas, kaip yra. Šiaip mums ganėtinai pasiteisina pagal priskaitimą, nes dažniausiai visos įmonės susimoka laiku ir tvarkingai. Tiesiog mes žinom, kurios to nemoka ir gal joms yra svarbu pagal išmokėjimą, tai darom tą pagal išmokėjimą. Nes bendrai paėmus, tai ten iš esmės čia, nežinau, valstybė nenukenčia nuo to, priešingai dar geriau, nes GPM tada reikėtų susimokėti iš karto. Tai va, tai tiesiog dėl paprastumo apskaitos tas yra daroma ir dauguma įmonių taip tada ir daro. Nes, valstybė nuo to nenukenčia, o jeigu vadovas tą sutinka daryti, tai... Nemoku. Tai to aš problemas nematau, bet turim tą pagal išmokėjimą. Nemoku. Taip. Dėl deklaravimo viskas. Taip, tai tada dar dėl masinių teikimų, tai yra EISAF. EISAFai yra paprasčiau, EISAFams jokių parašų nereikia dėti nieko, nes, kaip žinot, ten yra sertifikatas. Nežinau, jūs gal irgi tą turite, nes ten ganėtinai yra nesudėtinga tą pasidaryti. Tai čia irgi EISAFus galima sugeneruoti vienu metu visoms įmonėms ir pasiteikti. Tai reiškia, per tą administravimą, kai mes sugeneruojam masiniu būdu visiems EISAFą, tai yra deklaracijų siuntimas, mes tas sugeneruotas deklaracijas nusiunčiame jau į VMI serverį, tada palaukiame, kol tos deklaracijos bus apdorotos ir tada mes jas patvirtinam. Ir tokiu būdu mes matome irgi tų deklaracijų būsenas. Ar jos priimtos, ar atmestos. Tai aš galėsiu pademonstruoti. Bet nebūtina EISAFų teikti masiniu būdu visų, galima kartu teikti ir vienos įmonės už bet kokį laikotarpį. Pavyzdžiui, sąskaitų registras ir mes galime, pavyzdžiui, ar už visus metus, ar už kelis mėnesius, ten, tarkim, pasirenkame kelis mėnesius ir mes pateikti EISAF tiesiai VMI galime pasispausti tiesiog ir tos įmonės deklaracijos pasiteikia. Taip, tai čia lapkritis, spalis, lapkritis, gruodis 3 mėnesiai. Čia reikia palaukti, nes mes kartu čia generuojam ir kartu jau iš karto nusiunčiam. Kai matot, yra tie kodai jau būtent yra iš VMI. Ir tada administravime, kur yra deklaracijų žurnalai, mes matome taip, VMI EISAF patvirtinimą. Nes tenais yra tik, kad nusiunčiam. Žinot, kai būna kokią nors paskutinę dieną teikia EISAFus, tai tenais EISAF sistema šiek tiek pastringa, ir tas apdorojimas būna šiek tiek lėtesnis.
Va, na ir jūs matote, kad tiesiog įmonėms pateikiam ir čia būtent yra būsimas, kad pirkimai yra priimti ir pirkimai ir pardavimai yra priimti. Tai reiškia, tas būsimas visos būna. Tačmetras dar galime patikrinti ISAF registrų būsenas. Jeigu būna daug, pasitikrinti, palaukti ir jas, accepted. Na, dar gruodžio mėnesį reiškia dar yra dar apdorojama. Na, po kiek laiko dar pasižiūrint, matyti, ta paskutinė deklaracija bus priimta. Aišku, tas deklaracijas dar galima žiūrėti per deklaracijų būsenos. Yra ataskaita, kur šiek tiek paprasčiau galima stebėti yra ISAF-ai ir, pavyzdžiui, nepateiktos. Būtų tokia patogiau, nes mes matom visus, pavyzdžiui, klientus, kurie yra PVM mokėtojai. Ir matyt, kadangi dabar aš tikėjau kiekvienos įmonės, tai čia tiesiog rodo, kad visų įmonių yra tiesiog nepateiktos tos deklaracijos metinės. Bet, tokioj ataskaitoje jūs matytumėt visas, kam reikėtų teikti ir kam pateikėt ir kam nepateikėt. Tai va, tai ISAF-us, kas yra gerai, kad jūs tiesiog už bet kokį laikotarpį galite ten visus metus persideklaruoti, ten lankščiai, kaip norite, tiesiog iš sistemos, jokių failų net nereikia atsisiųsti ir pasiteikinėti. Na ir čia parašų irgi jokių nereikia. Taip, tai su masinio deklaravimu tiek. Na ir kartu AIVAZus irgi. Nežinau, AIVAZai gal nėra aktualu, bet čia irgi taip pat, kadangi jeigu tą sertifikatą jūs turite, tai prekių pardavimo atveju galime irgi AIVAZą pateikti. Dabar ir automobilį, tenais pakrovimo vietą, pristatymo ir eksportuoti failą. Ir jeigu yra sertifikatas tos įmonės galiojantis, tai tiesiog jis automatiškai nusiunčia į AIVAZ sistemą ir nereikia to failo siūsti. Dabar dar dėl tokių masinių dalykų, kas yra patogu dirbant su daug įmonių, tai pavyzdžiui generuoti tam tikrus dalykus. Tai pavyzdžiui, grįžtam į tą pagrindinį administravimą ir, pavyzdžiui, darbo laiką galima sugeneruoti visom įmonėm iš karto. Tai reiškia, ateina pirma mėnesio diena ar paskutinė, nežinau, kokios įmonės daro, ir galima užpildyti ne tą vieną įmonę, bet galima užpildyti visoms apskaitomoms įmonėms. Tai mes dažniausiai sutariam su buhalterinėm įmonėm ir paleidžiam naktį tam tikrą dieną. Tai, pavyzdžiui, sutariam, kad paleidžiame 31 dieną, tenais, nežinau, 3 nakties, nes, jeigu ten yra daug įmonių šimtai, tai ten kelias valandas visos jos pildosi, bet jau ryte atėjus buhalteriui, jam visų įmonių tabeliai būna sugeneruoti ir jam tiesiog reikia ten įvesti tenais atostogas, ligas, dar kažkokius netvykumus, bet jau jam nereikia tų tabelių generuoti. Jeigu naudojasi darbuotojai mūsų atostogų sistema valdymo ir čia teikia visus atostogų prašymus, tam tikrais laikotarpiai, tai visi šitie atostogų prašymai, jie automatiškai atsiduria tabelyje ir kaip mes pildom automatiškai visoms įmonėms, tai ant viršaus neužrašo. Tai reiškia, jeigu jau buvo atostogos paimtos ir tabelėje yra rašytos, kad yra atostogos tenais nuo kažkurios dienos, tai pildant automatiškai žiniaraštį, tos dienos nėra ant viršaus užrašomos, tai yra jos lieka. Tai šitą sistemą irgi mes siūlome naudotis, tai yra ganėtinai patogu, nes nereikia įmonių visiems darbuotojams turėti vartotojų vardų, vartotojų prie sistemos. Nes vartotojus kūrėme tik tiems, kurie veda sąskaitas, ar ten tikrina kažką, skolas tvarko, dar kažką, bet jeigu tiesiog žmonės nori pateikti tam tikrus prašymus, atostogų, neapmokamų mamadienius ar tėvadienius, tai tiesiog užtenka turėti šitą įmonę ir žinoti savo asmens kodą, darbs sutarties numerį ir įmonės kodą ir galima prisijungus pateikti prašymus. Čia matote, atostogų likutis yra, paskutinis atostogavimo diena ir tėvadienis rodo, nes galima suvesti vaikus. Tai tiesiog žmogus prisijungęs, jis mato, kiek jisai turi tėvadienį. Ir čia atsiskaitimo lapelį visi yra, kurios galima pasižiūrėti ir visus savo prašymus galima pasižiūrėti. Tai čia šitokia yra ganėtinai šviežia mūsų nauja sistema, kur yra visai kitų, kaip atskira sistema. Ir tuos atostogų prašymus tada galima tiesiog stebėti prašymų suvestinėje, tiesiog buhalteris mato, kokie žmonės, kokius prašymus yra suteikę ir yra pateikta ar atmesta ir panašiai. Taip, tai dar dėl masinių teikimų. Tai mes sugeneruojam masiškai tabelius, ir tada po 1-2 dienos tvarkome tabelius ir sakom, kad mes jau norime skaičiuoti patį darbo užmokestį.
tai darbo užmokestį galima skaičiuoti arba irgi tiesiog buhalteris ateina prie savo kažkokios įmonės ir spaudžia užpildyti. Tai reiškia, aš noriu sausio mėnesio darbo užmokestį užpildyti. Arba galima irgi sutarti, kad tarkim antros dienos naktį mes visoms įmonėms sugeneruojam darbo užmokestį. Čia vėlgi yra laiko taupimas didelis, kad nereikia eiti per kiekvieną savo apskaitomą įmonę ir generuoti darbo užmokesčių, mes galim tiesiog paspausti generuoti visoms įmonėms ir sugeneruoja visoms. Aišku, jeigu po to generavimo ten jūs įveda dar kažkokios atostogas, lyga, dar kažką ir reikia keisti, tai jau tada prisijungėt prie tos konkrečios įmonės ir perskaičiuojat jam darbo užmokestį. Na ir tada sutarus tam tikrai dienai, kad darbo užmokestis jau turi būti sutvarkytas, tarkim 10 ar kažkai dienai, galima centralizuotai visas įmonės registruoti. Tai reiškia, čia užpildom, o čia registruoti. Tai vėlgi nereikia eiti per kiekvieną įmonę ir registruoti, o užsiregistruoja vienu mygtuko paspaudimu visos įmonės. Kitas dalykas dar yra, tai yra nusidėvėjimas, kuris irgi, kad nereiktų eiti per kiekvieną įmonę, mes galime pasakyti, kad aš dabar noriu paskaičiuoti visoms apskaitomoms įmonėms nusidėvėjimą. Tai reiškia, sistema bėga per kiekvieną įmonę ir registruoja tai dienai laiko turto nusidėvėjimą, kad vėlgi nereiktų eiti per kiekvieną įmonę. Taip, su tais masiniais dalykais tiek, nežinau, Petrai, bet kažką. Gal kokio klausimą turit? Matau, kad Rita Komkienė turi klausimą. Aš tai labai paprastai klausausi, aš kažko čia nesuprantu aplamai iš, žinot, kurios pusės. Masinis. Tai čia jūs galit, elementariai paaiškinti. Aš tai, pavyzdžiui, nesuprantu to masinio. Kiek ta buhalterė 100-200 įmonė apskaito, ar kaip čia yra, vis tiek neįkerto aš to masinio dalyko. Taip, tai masinis yra arba įmonė teikia įmonė centralizuotai teikia pati visas iš karto deklaracijas iš kažkur, kurios būna sudėtos, arba buhalteris savo tiesiog teikia visas deklaracijas. Tai va, tas masinis, kurios, pavyzdžiui, nusidėvėjimas, tai čia yra administracija tiesiog paleidžia ir visoms įmonėms. Ne pagal buhalterį, bet absoliučiai visoms įmonėms paskaičiuoja nusidėvėjimą. Taip pat tabelis ir darbo užmokesčio priskaitimas irgi yra absoliučiai visoms įmonėms sugeneruojama. Ne pagal buhalterį, o tiesiog sutartą dieną visoms įmonėms tai yra sugeneruota. Aišku, tas netrukdo buhalteriui persigeneruoti. O masinis teikimas tai reiškia, kad arba teikia visas įmonės, kiek mes beturim jų, arba kiekvienas buhalteris atskirai savo deklaracijas. Tiesiog neteko susidurti, gal mano smegenis dar nesujungia šito, ką reiškia tas masinis. Jo, tai čia pradžiai kaip ir sakė, pasakyti, kuo skiriasi nuo kitų sistemų, tai čia ta viena iš esminių dalių. Tas masinis, kaip aš rodžiau, tiesiog mes turime, o dabar aš ištrinsiu tą registrą, dar taip, išvalyti. Na, va, pavyzdžiui, dar dėl tų deklaracijų, bet tam, tarkim, yra kažkoks, nežinau, žmogus, va, jis turi 45 yra deklaracijos ir sako, aš tas deklaracijas jau sutvarkiau, aš noriu jas pateikti VMI. Tai jis paima tas 45 deklaracijas ir jis jas padėjo. Tai va, čia yra masinis deklaracijų teikimas į VMI. Tai reiškia, jos visos dabar siunčiamos į tarpinį serverį pas mus, jos tas pasiteikia, tada einate į VMI pasirašymą, paspaudžiat pasirašyti ir tada vienu mygtuko paspaudimu pažymit 45 deklaracijas ir paspaudžiat patvirtinti ir užtenka uždėti vieną parašą. O čia yra visas grožis. Tai reiškia, ne 45 kartus pasirašote, bet pasirašote vieną kartą. Tai reiškia, vieną kartą pasirašote ir su to parašu yra pasirašomos visos deklaracijos. Tai va tas masinis ir yra ta esmė. Ar paaiškinimu? Rita, ar dar turit klausimą? Nežinau, tiesiog realiai, jeigu tiesiog pamatytų, taip, kažką suprantu, kažko nesuprantu. Čia aš taip suprantu, kontrolės nėra šitoje vietoje. Ką reiškia kontrolė šiuo atveju? Aš galiu paklausti, aš tokį konkretesnį klausimą turiu. Čia tas toks darbo užmokesčio skaičiavimas centralizuotas. Jeigu viena įmonė dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą. Aš labai atsiprašau, Valerija, bet mes dar ten vis dėlto Ritos klausimas liko neatsakytas, o jūs dabar peršokote į kitą klausimą. Tai gal atsakykime į Ritos klausimą, tada pereisim prie jūsų. Čia dėl kokybės kontrolės, tai aš nesupratau. Jo, dėl kontrolės. Gal Rita galėtumėt patikslinti, ką jūs turite omenyje apie kontrolę?
Nes jeigu buhalteris turi pasiruošę savo deklaracijas, jis yra peržiūrėjęs ir mano, kad jos yra geros, tai man atrodo kontrolė jau yra atlikta ir tada jas tiesiog pateikia. Tai nelabai suprantu, kokios trūksta kontrolės. Rita, ar jūs su mumis? Aš atsiprašau, man klientas paskambino, atsiprašau, neklausiau. Tai Rita, apie kokią kontrolę jūs turėjote omeny? Nu, duomenys tose deklaracijoje, kas jas kontroliuoja, tos duomenys. Nu, ar čia susitarė, kad to laikotarpio iki tokio laikotarpio su duomenys turi patekti į apskaitą. Nu, tiesiog dvejybiniai įrašai iki tokio lygio, nu, ta prasme, bet šito vietoje biški man kažkaip. Mes dabar turbūt, gerai. Taip, aš supratau. Tai kaip sakiau, yra daug variantų. Pavyzdžiui, įmonė gali pati nuspręsti. Jeigu jinai nusprendžia, kad visos įmonės turi sutvarkyti DAU iki, tarkim, 12 dienos ir 12 dienos naktį bus generuojamas darbo užmokestis. Jeigu taip yra sutariama, tai masiniu būdu yra visas darbo užmokestis užregistruojamas, tada atsiranda dvejybiniai įrašai darbo užmokesčio, reiškia 13 dieną galima masiniu būdu deklaruoti. Jeigu įmonė nusprendžia kita, kad nebus masinio registravimo, o kiekvienas buhalteris atskirai registruoja, tai tada kiekvienas buhalteris atskirai užsiregistruoja rankiniu būdu, išsitraukia pats deklaracijas rankiniu būdu, susideda į katalogą ir pats jas tada įkelia. Tasme, čia yra nuo įmonės sprendimų. Ar jinai turi bendrus susitarimus, ar neturi. Tai čia tiesiog... Patiksink, buhalterinės įmonės, ne įmonės klientą, bet įmonės... Tasme, ar buhalterinė įmonė turi sutarimą su savo darbuotojais? Ar mes dirbame? Taip, ar jūs dirbat pagal tam tikrą procesą bendrą, ar kiekvienas buhalteris turi savo atskirą procesą. Tai čia tiesiog jūsų yra sprendimas, pagal kokį procesą dirbat. Tai reiškia, jeigu yra centralizuoti kažkokie procesai, tai tada yra vienu būdu naudojama, jeigu yra pas jūs decentralizuota visa sistema, tai tada yra kitų būdų dirbama. Tiesiog centralizuojant labai daug sutaupoma yra laiko. Bet jeigu yra labai decentralizuoti ir buhalteriai yra labai savarankiški ir jie asmeniškai sprendimus jūs priima, tai galima tada, kaip sakiau, į katalogą susidėti deklaracijas ir pačiam jas pasiteikti, kada nori. Tai čia, kaip sakiau, mes neprimetam procesą. Tiesiog yra jiems variantams yra atitinkamas sprendimas. Aišku, supratau. Ačiū. Tai tada, manau, galim prie Valerijos klausimų įdėti. Sakykime, tas centralizuotas darbo užmokesčio skaičiavimas. Jeigu viena įmonė suminė darbo laiko apskaita, kita įmonė transportininkai, o trečia standartinis darbo užmokestis. Tai kaip įmanomas tas centralizuotas? Tai nėra skirtumo kokios darbo sutartys. Tiesiog tas centralizuotas skaičiavimas tai reiškia, kad robotukas eina per kiekvieną įmonę ir spaudžia mygtuką skaičiuok darbo užmokestį. Tai vietoj to, kad buhalteris, tas skaičiuok, tai turime tas pirminis suskaičiavimas, tiesiog, kad gautumėm pirminį darbo užmokesčio paskaičiavimą. Tai, o po to jau buhalteris nori, jisai ten tikrina, jau kažką tenais reikia, jam nieks nedraudžia pertikrinti. Čia tas sugeneruoti, tai reiškia paskaičiuoti pirmus darbo užmokesčius. Bet sakykime, jeigu suminė darbo laiko apskaita konkrečiai, tai centralizuotai, tai iki galo ten nepasiskaičiuos, vis tiek reikės kažkokio tai rankinio darbo, ar pasiskaičiuos. O kodėl reikės? Jeigu tabelis yra gerai suvestas. Ne, jeigu, mūsų filosofija yra tokia, jeigu tabelis yra tvarkingai suvestas, tai taisyti darbo užmokesčio nereikia. Gali būti, kad, pavyzdžiui, galbūt priedą reikia vesti, taip, teisingai, gali būti, kad reikia vesti ten patikslinti pajamas natūrą, premiją, ta prasme, yra tų dalykų, aišku, kur reikia koreguoti vienareikšmiškai. Bet jeigu yra įmonėje 20 darbuotojų, ir vienam yra priedas tik tai likusiems 19 reiškia paskaičiuota bus teisinga. Aišku, galima tikrinti niekada nieks nieko nedraudžia, tikrinti galima. Bet jeigu, pavyzdžiui, grįžkim prie suminės, dar man labai aktualu, jeigu, pavyzdžiui, 3 mėnesių tas apskaitinis laikotarpis pasibaigė, tai suskaičiuos ir viršvalandžius ir prastovas, jeigu pagal suminę datą. Viską paskaičiuos, viską. Supratau. Mes visiškai naujai dabar esam paleidę nuo sausio 1 suminės būtent apskaitos sistemą. Tai ten yra neišdirbiai, virškrūviai, viskas yra skaičiuojama. Pagal apskaitinį laikotarpį. Bet kaip sakiau, tas masinis, jisai netima nieko iš buhalteris. Buhalteris vis tiek gali taisyti, pergeneruoti, perregistruoti. Čia nieko tas netaiso. Esmė tik tame, kad iš 100% darbuotojų
kažką taisyti, reikia galbūt 5%. Tai reiškia, likusiem 95% nereikia eiti tenais žiūrėti kažko. Tiesiog susigeneruoja ir viskas. Tai o sakykit, bet kuriuo metu susivedus banką ir susidengus atlyginimus, man vis tiek čia šita vieta, aš galiu gauti ataskaitą pagal žmonės bet kuriuo metu. Kiek apie darbo užmokesčio skolas konkrečiai? Tai taip, tai kiekvienas darbuotojas yra kaip detalios skolos tvarkingos, taip? Kaip? Detalios tvarkingos skolos, taip, yra tokios ataskaitos. Vėlgi, kiekviena, kai mes įmonė su buhalterinė kalbam, visos turi savo mėgiamas ataskaitas. Tai dažniausiai mes tiesiog prisitaikom, jos atsiunčia kokių jie nori, tai mes nebandom primetinėti savo kažkokių ataskaitų. Jeigu netinkamos mūsų ataskaitos, mes galim sukurti naujas ataskaitas. Bet šiaip darbuotojas tai yra tiekėjas, darbuotojo sandos yra darbo užmokesčio, eina į 4 klasės darbo užmokesčio skola, ir tada susidėgim su bankais ir mes matom kiekvien darbuotojo, koks tas skolos likutis yra. Tai čia tiesiog kaip tiekėjas. Arba jeigu tas pats darbuotojas yra ir atskaitingas ir jis ten turi kelias skolas pagal 4 klasę, tai aišku galima matyti pagal tas skirtingas klases. Tai čia, taip, aišku, mes irgi apskaitą darom, tai mes irgi turim daug visokių ataskaitų. Tai čia priklauso kaip jūs norite, jeigu jums netinka mūsų ataskaitos, mes, galim sukurti, kaip jums tinka tos ataskaitos. Tai čia, nežinau, lankščiai. Čia turbūt turėjo omeny klausimą, ar pasižiūrėti skolą darbuotojų. Kaip tiekėjas, sudengiai pasižiūrė. Tai taip, galima. Supratau. Gerai, ačiū. Gerai, Aleksandra, matau, turėjo klausimą. Jo, aš dar pasitikslinti. Po tų centralizuotų veiksmų, tarkim, centralizuotai sugeneruotas DU, jeigu buhalteris nori pataisyti, jisai jau turi taisyti kiekvienoj įmonėj savo. Spausti, pergeneruoti. Ar kažkaip jis gali visos savo įmonės konkrečiai pergeneruoti vienu veiksmu. Taip, atėjote į tą įmonę, pataisėt ir pergeneruot. Tada prisijungėt prie kitos įmonės, pataisėt, pergeneruot. O prie kurios nebūsite prisijungus kažką pataisyti, tai ten liks tas pradinis sugeneravimas. Aišku, ačiū. Ir dar Karolina, matau, kelia ranką. Aš turiu klausimą dėl tabelio. Ar gal pas jus yra galimybė importuoti tabelį? Tarkim, turiu Excelinį failą ir kad kažkokiu mygtuku irgi paspaudimu įkeliu. Taip, be abejo, viską galima importuoti. Yra importuoti dienomis ir tiesiog yra formatas data, sutartis, valandos ir požymis. Tai tas požymis yra tenais FD, ND, DP, M, P, S, visi pagal standartinį požymį. Tai taip, aišku, galima importuoti. Ačiū už atsakymą. Tai matau, kad kol kas klausimų niekas neturi, tai galim judėti toliau. Taip, tada toliau, kadangi tiek akcentas tas apie kažko kitaip negu galbūt yra kitur. Tai aš neinu kaip į mokymus tokius gilius, bet būtent kas yra kažkiek kitaip. Tai bankus paminėjote. Tai manau, vienas iš įdomesnių dalykų būtent yra bankai ir bankų integracijos. Tai reiškia, mes dabar turime bankų integracijos ir kiekvienoj bankų integracijoje pas mus dabar yra Swedbankas, Paysera, Sebas ir Luminoras. Tai reiškia, su šitais 4 bankais susintegravus, išrašai ateina automatiškai į sistemą. Nereikia išrašų prašyti. Ir tą dažnį galima nusirodyti tiesiog, kaip mes norime, kad įkeltų. Kas dieną, kas savaitę ar kas mėnesį. Valandos ir minutės tinka tik tai Payserai, jie gali siųsti taip iš karto. Swedbankas irgi tą leidžia, bet tas papildomai mokama ir praktiškai niekas to sutarties nepasirašo. Dėl to, kad jeigu norime einamosios dienos, tai tie bankai ima už vieną išrašą tenais ar 50 centų, labai brangiai. Tai tiesiog niekas to nenaudoja, o vakar dienos standartiškai yra tie išrašai. Tai čia yra ganėtinai patogus dalykas. Tai reiškia, per Swedbankę tai iš vis paprasta pasidaryti įgaliojimą tiesiog per banką online. Ten tiesiog yra Gateway toks linkas, Gateway Swedbank. Ir taip, tenais jūs tiesiog sudaryti sutartį operatoriaus kanalas
Nu, čia prisijungiate, tada tenais tiesiog klientas pasirenka Monet.lt kaip tą operatorių, kuris surinkinėja tos išrašus ir tada automatiškai, kai jis pasako, jums pasako integracinį kodą, jūs čia įvedat jį ir tas banko išrašas pradeda kristi. Ir jeigu jūs norite, galite pasakyti, kad tas banko išrašas automatiškai užsiregistruotų. Tai reiškia, jeigu jūs norite, tarkime, dienos išrašo, tai padaro dienos ir kad automatiškai užsiregistruotų, tai reiškia, naktį įkritęs išrašas, jis ne tik įsikelia, bet ir užsiregistruoja. Aišku, jisai neužsiregistruos, jeigu neatpažins kažkokio kliento ar tiekėjo. Tai jeigu neatpažins kažko, tai neužsiregistruos. Bet jeigu visus atpažins, tai tada ir užsiregistruos automatiškai. Tai vat jeigu kaip tas atrodo, tai vat mes matome, pas mus yra taip, vat yra Payseros importas, Luminoro importas, banko importas. Ir vat tas yra automatinis reiškia. Ir kai jisai įkrenta, jis automatiškai ir užsiregistruoja. Nes jisai mato pagal sumas, tai yra pagal įmonės kodą atpažįsta, koks tai yra klientas. Arba galima daryti apmokymą. Tai reiškia, jeigu yra ten kokie komisiniai arba mokėjimai kortele, tai galima banką apmokyti. Mūsų toks irgi kaip kredo yra, kad bankas turi jau registruotis automatiškai. Jeigu programai nepavyko atpažinti kažkokios eilutės, reikia eiti į banko apmokymą. Taip, banko apmokymą atsidarome XML tą failą. Ir mes sakom, kad jeigu yra tenais kažkoks GitHub, toks mokėjimas kortelė, tai tada dėk tiekėją GitHubą. Jeigu tai yra pirkinys Google, tai dėk tiekėją Google. Jeigu ten yra Facebook, dėk Facebooką. Jeigu ten yra iš viso mokesčių, tai dėk ten tokią sąnaudų. Tašme, kiek įmanoma apmokyti banką, nes vieną kartą apmokius, kitą mėnesį jau bus lengviau, programa automatiškai atpažins. Tai čia irgi labai svarbu, kad pradžio galbūt daugiau darbo yra, bet po to jau yra lengviau, nes sistema automatiškai atpažįsta. Ir naktį tiesiog gali tos bankus užregistruoti. Čia gal dar niuansą pasakyti nuo Revilės, kad skiriasi, kai Revilė iš karto reikia dengti. Taip, tai pas mus dengti iš karto nereikia. Tašme, bankas įkrenta ir po to prie tiekėjų ir klientų yra dengiami mokėjimai su skolomis. Aha. Gerai, gal galim šiek tiek stabtelti, nes matau, kad Ieva turi klausimą ir dar Aleksandra turės tai. Tai Ieva, koks būtų klausimas? Aš noriu paklausti, o atskiria programa, tarkim, jeigu yra tas pats kontrahentas, atskaitingas asmuo, ne ir darbuotojas. Na, tarkim, įmoniai. Ir pavedimas buvo kaip atskaitingam, arba atgal įplauka, ir tas pats kaip su darbo užmokesčiu, tarkim, buvo mokėjimai. Atpažinti ir pagal ką pasiūlyti. Tai mes laikome dienos kortelės, tokį žmogų ir pagal DK sąsajas. Nu, čia mūsų toks terminas, matyt, nieko nesakys jį. Tiesiog mes atskiriame išlaidas, taip, to aš parodysiu. Tai yra kortelė, turėtų būti viena, taip, statymai ir yra... Neskaidot kortelių, taip? Jo, tašme, galima, bet nebūtina. Tiesiog mes matome visas skolas tam žmogui ir pas jį tiesiog yra darbo užmokesčio suma, tenais tada gali būti, jeigu tenais kažkoks avansas, tai vat yra avansas. Tai reiškia, mes matome tai vienai korteliai esančias skolas pagal skirtingas skolas. Ir tada tiesiog įkrenta mokėjimas ant to vieno tiekėjo ir vis po to nueinat ant to tiekėjo sudengimo būdu ir nusprendžiate, ar tai reikia sudengti su darbo užmokesčiu, ar tai reikia sudengti su avansu. Tai reiškia, nedarom skirtingų kortelių. Tai nėra draudžiama, galima daryti skirtingas, bet šiaip patogiau. Žodžiu, buhalteris pats automatiškai nusprendžia, kurios sumos užkabinti tą. Taip. Ačiū. Bet tai nėra draudžiama kurti kelių kortelių, bet šiaip mes skatinam ant vienos kortelės. Taip. Nu, čia kaip su mokesčiais. Juk VMI nekuria kiekvienam mokesčiui atskiro tiekėjo. Ten VMI GPM, VMI PVM, VMI tenais kiti. Tiekėjas yra vienas, bet išsiskiria pagal mokesčius. Tai yra GPM-as, tada tenais PVM-as, jo, tenais kažkokie kiti mokesčiai, pelno mokestis. Tai va, tai ant vieno to tiekėjo VMI, tai taip ir su darbuotojais galima padaryti. Nu, mes savo programai upėne tai skaidom, tada labai atskiria, ta prasme, darbo užmokestį ir keliauja, nes pagal sugretinimus taip keliauja GPM deklaracijos. Na, ta prasme, skaidom, nes pagal atitinkamus kontrahentus plaukia. Taip, čia kita sistema, kiti principai.
Taip, Aleksandra. Aš dėl sudengimo. Minėjot, kad importavus banką sudengimai nedaromi, o kaip tada jie daromi? Ar po to rankiniu būdu, ar kažkokius irgi yra automatizacijos? Taip, tas automatizuota pilnai. Tai dar dėl bankų pabaigiant, gal tada, jeigu prie sudengimų čia didelė tema kita yra. Tada dar dėl bankų vienas. Minėjot, kad turit 4 bankus integruotus, o kiti mokėjimo operatoriai, tarkim, PayPal'ai, Stripe'ai, ar yra importai kažkokie? Ten tiesiog importus, CSV importus galima daryti. Tos, kur aš minėjau, tai yra automatiniai importai, kur mes tiesiog turime automatinį integraciją, kurie tiesiog ateina tiesiai su banku. O bet kurį kitą, tai tiesiog galima įkelti iš Excel, jo failą tiesiog galima įkelti. Tiesiog čia, kur aš rodžiau banko apmokymai, tai mes galime susikurti kokį norime formatą. Tai reiškia, tenais skirtingas yra kažkoks naujas bankas ir mes galime tiesiog pasidaryti bet kokį tą formatą. Nežinau, čia kažkoks kitoks yra, bet tiesiog mes sakom, kad ten pirmas stulpelis bus ten DK sąsaja, antras stulpelis bus data, trečias tekstas, ketvirtas ten debitas, kreditas, dar panašiai. Kitaip sakant, mes galime susikurti bet kokio formato Excelį ir tiesiog jį įsikelti. Tiesiog importo būdu į banką, banko importas, eksportas, mes importo būdu pasirenkam, kokio tai yra tipo bus tas failas. Tai va, jeigu yra lietuviški bankai, tai pas juos bus tas ISO formatas, o jeigu tai yra, kaip sakėt, kiti bankai, tai tiesiog pasirenkat naują kažkokį tipą. Ir susikeliat. Bet jau aišku, Excelį ar CSV? Ar ir tas, ir tas? CSV, ne, CSV reikia kelti. Tiesiog iš Excelio pasidarote tą CSV. Aišku, dėkui. Taip pat, tai dabar tos dar baigiant integracijom, tai Swedbankas integruojasi, tiesiog klientas per internetinę bankininkystę pasidaro, Paysera integruojasi per mūsų tiesiog šitą programą, tai yra, čia yra suteikti automatiškai įgaliojimą nuskaityti duomenis, tai per mūsų programą. O SEB bankų ir Luminorui tai jau reikia rašyti vadybininkams. Tiksliau, Luminorui ne vadybininkams, bet konkrečių e-mailų, kuris tą web servisus tvarko, o SEB bankų irgi. Mes jau, kai tą reikės, mes duosime kontaktus, ten jau negalime online to pasidaryti. Dabar dėl kainų, tai Swedbankas nuo mūsų nuskaičiuoja pinigus, tai mes tiesiog perrašom tą sumą. Tada yra Swedbankas, tai yra 5 eurai mums, tai mes tą perparduodam už 6 eurus dėl administracinių sąnaudų. Tai čia reikia nuspręsti, ar klientą apsimoka automatizuoti, nes tai yra jau pats bankas paima 5 eurus. Tai reiškia, jeigu ten yra 10 operacijų per mėnesį, tai galbūt ir neapsimoka. Jeigu ten, nežinau, nuo 50 ar nuo 100, tai jums spręsti, nuo kada apsimoka. Tada Luminoras 5 eurus nuskaito nuo įmonės pačios sąskaitos. Tai reiškia, jeigu kažkokį X įmonėj prašote, kad susintegruotų su Luminoru, tai nuo tos X įmonės ir nuskaičiuos. Sebas irgi nuo mūsų nuskaičiuoja, Paysera irgi nuo mūsų. Tai va, ten jau simboliniai mokesčiai, tai ten mes irgi tą perrašom simboliškai. €1 ar 2 eurų tik tai. Tai Swedbankas yra šiaip toks iš brangesnių. Bet jis ganėtinai yra patogus, nes galima tiesiog ir, pavyzdžiui, online pamatyti likutį. Pavyzdžiui, produktų sąskaitos balansą ir pamatyti. Su Swedbanku lygiai taip pat galima tiesiai siūsti mokėjimus. Tai reiškia, jeigu jūs atsistojate, aišku, čia jau didelėm įmonėm, kurios patys turi galbūt prisijungimus ir norėtų iš programos tiesiai, jūs galite atsifiltruoti neapmokėtas sąskaitas tiesiog ir tiesiog spausti ir siūs automatiškai į banką tuos pavedimus, tada prisijungus prie banko, jie bus prie nepasirašytų mokėjimų ir tiesiog tam bankė vienu metu paspaudimų visus galima išsiųsti. Arba darbo užmokesčio irgi galima, kai formuojate mokėjimo failą, taip, bet yra mokėjimų formavimas, tai lygiai taip pat galima ten darbo užmokestį tik tai, ar kitas sutartis, ar tenais sodra pridėti, nepridėti, žodžiu, pasirinkimų įvairių ir galima mokėjimų failas gauti banką arba perduoti tiesiai. Bet tas perduoti tiesiai tik Swedbanko atveju gali. Jie labiausiai paženkit yra, štai jis paprasčiausia buvo dirbti darant tas integracijas. Tai va, tai Swedbanko galima tiesiai arba išsitraukti failą ir jį tada įkelti į banką. Ir čia, aišku, bet kurį kelti, kadangi čia yra XML ISO standartas bet kuriam bankė, tai tiesiog galima įkelti į bet kurį banką.
Taip, su bankais, taip, dar bankai, tai jie, aišku, kūrėsi visi ant 271, žinau, čia yra tradicija, kas ar su Revilė, ar kitais dirba, būna kartais, kad būtent bankams kūrė papildomas tokias sąskaitas, ten 2711, 2712 ir taip toliau. Tai aišku, pas mus yra ant tos pačios sąskaitos viskas ir tiesiog, nu kaip su klientais, kiekvienam klientui nekuriate ten 2, 4 ar kokia ten yra ta sąskaita. Taip, kai su bankais tiek, tada sudengimai. Tai dabar sudengimai, aišku, yra automatiniai ir yra sudengti. Tai reiškia, kai yra klientų išrašytos sąskaitos ir gauti mokėjimai. Tai dabar čia yra būtent būdai, kaip mes norim tos daryti sudengimus. Aišku, irgi yra automatizuoti. Tai reiškia, pirmiausia, mes galim daryti pilnas SF numeris mokėjimai, jeigu yra. Tada jis bėga per visus tiekėjų klientus ir sudenginėja sąskaitas su mokėjimais, kurios sutampa. Tai, pavyzdžiui, nežinau, galim pabandyti, bet pas mus bus matyti sudengta, tai galbūt čia niekur neatsiras. Nors dabar tik sąskaitos išeidinėjau. Taip, tada jeigu su SF numeriu jau praeinat, bet būna klientai nebeda pilnai pavedime sąskaitos numerio. Tai galima tada tik skaitinį, pavyzdžiui, pasižymėti, ne, kad su skaitiniu SF. Tada gali būti, kad, pavyzdžiui, lygios sumos. Tas jau čia pats buhalteris nusprendžia, kaip jis nori dengti. Pavyzdžiui, lygios sumos kartais yra gerai, kartais ne. Jeigu, pavyzdžiui, yra klientas, kuriame yra kažkokios integracijos, tai galbūt nėra gerai spausti lygios sumos. Dėl to, kad galima tikrai sudengti neteisingai. Tai tiesiog čia reikia įvertinti, kada. Tada galima tiesiog visas sudengti. Tai yra tiesiog FIFO būdu visas sąskaitas su visais mokėjimais susidengti. Galima visiems klientams arba galima pasirinkti konkretų klientą, kuriam mes tos sudengimus darome. Tada yra pagal dokumento numerius. Dėl to, kad būna e-shopuose kartais ateina sąskaitos numeris kitoks negu pavedime būna, nes pavedime kartais būna ten pagal projektą NR ir ten kažkoks būna orderio, pavyzdžiui, numeris. Tai reiškia, integraciją darant galima nurodyti sąskaitoj ne tik numerį sąskaitos, bet ir dokumento numerį, tada dengti pagal dokumento numerius. Na, tai daug yra tų būtent dengimo variantų. Kai už tuos visus išnaudojat, tada jau galima eiti į konkretų tiekėją ir susidengti tiek, kas yra kokie likučiai. Žinoma, kas dar yra nesudengta, sudengti atviras operacijas ir jums rodo tik tuos klientus, kurie yra nesudengti. Taip, tai pas mus viskas yra sudengta, tai nieko nerodo. Tarkime, rodo ne visus klientus, bet tik tuos, kuriuose būtų galimybė kažką sudengti. Tai reiškia, pirmiausia, stengiamės padaryti masiniu būdu kažkokius sudengimus, o jau kai lieka, galima jau detaliai žiūrėti. Nu, aš manau, prie tiekėjų galim tą patį pasižiūrėti, ten tikrai turėtų būti. Tai ten irgi sudengti yra masiniu būdu, pagal SF numerį lygės sumas, kas jau čia nebepaina, tada jau galima eiti detaliai. Tai čia jau tikrai bus daugiau tokių. Taip, tai va, matot, čia yra daugiau, nu, va, pavyzdžiui, ten yra tiesiog kažkoks, nu, va, tiekėjas. Ok, na, tai čia lygios sumos, tai tiesiog jo, aš buvau nepaspaudęs, matyt, mes darėm mokėjimus, bet nesudengėm. Tai va, matot, akivaizdžiai, kad čia tekstas ir sąskaitos numeris sutampa. Tai va, jeigu aš čia būčiau paspaudęs automatinis padengimas, kur pilnas numeris mokėjimą sutampa su sąskaita, jisai eina per visas nesudengtas operacijas, per visus tiekėjus ir eina tada per visas operacijas ir bando tada jas dengti ir vat parašo. Matot, ir jisai kokias operacijas sudengia. Tai dabar, jeigu aš čia atfiltruosiu, tai vat matot, nebeliko šito. Dėl to, kad per automatiniu būdu jie susidengia. Bet va čia liko tie, kas nesusidengia. Na, nu tai va ten, pavyzdžiui, VMI. Tai VMI gali nesusidengti, nes tenais, žinot, yra įvairiau visokie tenais mokesčiai, panašiai, ir čia dažnai buhalteris gali dengtis atskirai. Taip, tai su dengimais yra ganėtinai lankščiai masiniu būdu, galima daug tų operacijų susidengti. Dabar iš tokių dar įdomesnių vietų, jeigu su dengimais viskas aišku, tada aš norėčiau prie integracijų eiti su e-shopais. Tai... Ne, matau, žinokit, kad Rita Komkienė dar turi klausimą. O aš ten teisingai sudengimą supratau, pagal dokumento numerį ieško, tai nesvarbu, koks tiekėjas pirkėjas? Ne, visą laiką ieško
tame tiekėjo viduje, aišku, neieško tarp dviejų skirtingų tiekėjų nesudengs. Čia viskas būna konkretaus kliento viduje arba konkretaus tiekėjo viduje. Dabar supratau, nes tiesiog galvoju, čia gal jūs jau tokie pažengė, kad jau ten intuicija turi, dirbtinis intelektas jau. Valerija dar matau, kad turi klausimą. Aš ten mačiau pas jūs varnelę, kur sudengimai, kad turi sutapti DK sąsaja. Ar tai reiškia, kad čia automatiškai pas jūs sintetika su analitika gretina programa, kad nereikia papildomai tikrinti? Ten ta varnelė turi sutapti DK sąsaja. Ką čia reiškia? Jo, tai teisingai. Pavyzdžiui, jeigu jūs norite, kad automatiškai dengtų avansą su darbo užmokesčiu ar nenorite. Tai jeigu ta varnelė, kad turi sutapti, tai reiškia, jis automatiniu būdu jums nesudengs skirtingų. Tai reiškia, jeigu žmogus pervedė sumą, pavyzdžiui, alga buvo 500 ir avansas 100 ir jis pervedė 600, ne? Tai reiškia, nesutaps tada DK sąsajos, dėl to, kad skolos yra 2 ant darbo užmokesčio ir avanso, o mokėjimas yra 1. Tai jeigu varnelė bus uždėta, kad turi sutapti, tai automatinis nieko nesudengs tokiai situacijai, tada jūs eisite į kortelę to darbuotojo ir rankiniu būdu nuspręsite, ar galima dengti skirtingas ar ne. Jeigu sudengsite skirtingas, tai taip, sintetikos analitika įvyks automatiškai, tai yra bus sukuriamas automatiškai papildomas kvitas, kuris perkels skolą nuo 1/4 sąskaitos ant kitos 4 sąskaitos. Tasme bus automatinis tas perkelimas ir sintetikos analitika išliks teisingai. Bet mes skatinam šitą varnelę palikti, dėl to, kad tokius atvejus dėl to reikia sužiūrėti individualiai. Tai todėl automatiniuose mes jį pagal nutylėjimą ir pasižymim. Tam, kad visiškai nebūtų, kad ypač kokio VMI, kad taip nebūtų, kad ten bet ką su bet ko sudengti. Tai kad jau visgi reikėtų susižiūrėti tas DK sąsajas jau individualiai. Bet jeigu norite, tai taip, galima dengti skirtingai, ten, pavyzdžiui, galima PVM dengti su GPM, atsiranda papildomas kvitas ir jisai perkelia sumą nuo vienos sąskaitos ant kitos. Aišku. Ačiū. Ačiū, tai galim judėti toliau. Taip, ir tada integracijos apie bankai, dabar integracijos su elektroniniam parduotuvėm. Taip, tai reiškia, jeigu pas jūs ateina klientas, kuris turi kažkokios iš standartinių integracijų, tai mes galime tą dalyką čia susikurti nustatymus. Tai reiškia, čia yra sąrašas, kokius mes palaikome. Ir, kaip matot, WooCommerce'as, Shopify, Verskis, čia yra visi populiariausi ir jie po truputį pildosi, jeigu ateina naujas kažkoks klientas su nauja kažkokia parduotuve ir naujų tuo tiekėjų, tai tiesiog mes galbūt darom, galbūt ne, priklausom nuo to, ar klientas moka, nemoka ir panašiai. Tai iš to sąrašo jūs galite pasirinkti ir atitinkamai pasirinkus kažkokią tą integraciją, mums reikia atitinkamai suvesti tuomet nustatymus. Taip, nes pagal integraciją užsikrauna skirtingi parametrai. Tai šiuo atveju, kadangi yra ECI, tai tenais reikia gauti tam tikrus tokenus, parduotuvės pavadinimą, seriją, kokią norime naudoti, koks klientas bus ir panašiai. Jeigu tai būtų ne ECI, o kur daugiau būtų, tai čia matyti, koks WooCommerce būtų daug. Tai jeigu čia, pavyzdžiui, WooCommerce'as, tai pas jį nustatymų yra kur kas daugiau. Matot, yra visai kiti, čia yra sandėliai visokie, daug tokios informacijos daugiau, tai yra kiekviena integracija skirtingai. Tai čia, aišku, su tom integracijom, tai betarpiškai reikėtų su mumis dirbti, nes mes tada tą integraciją grinai pajungiam, dažnai buhalteris, jam, tie visokie sekretai panašiai daug nesako, tai mes padedam tą suintegravimą tą padaryti, buhalteris jau turi sužiūrėti, kad teisingai visi PVM viskas suvaikščiotų, nes mes tą suintegravimą darome kaip programuotojai, bet ne kaip buhalteriai. Tai buhalteris, aišku, turi sužiūrėti, ar ten PVM teisingai suvaikščiojo ar panašiai. Mes tik tai užtikriname patį ryšį su tą elektroninę parduotuvę. Tai čia, kaip matote, yra sąrašas ir tada pagal dažnumą tie pardavimai sukrenta. Tenais dienos, mėnesiais. Kaip matot, čia galima, tiesiog kuriant tą integraciją, galima nusirodyti tas minutės, valandos, galima net irgi tokių dažnumų keltis. Nes yra, kurie turi
visą valdymą per monetą ir turi lietuvišką parduotuvę, tai kartais būtent jiems yra svarbu net ir valandos dažnumu, kad formuotų pardavimus, tam, kad jie galėtų pamatyti, kad atsirado pardavimas, ten, nežinau, supakuoti ir išsiųsti, arba ten stebėti mokėjimus ir panašiai. Nes neparduoti per puotas. Taip, arba teisingai, jeigu turi ir kasos aparatą, posą, shopą ir gyvą parduotuvę, tai kad netyčia neparduotų į minusą, tarkim, jis per posą jau pardavė prekę ir tada shopė turėtų nebūti. Tai reiškia, reikia visą laiką integruoti visas sistemas turėti tam, kad prekių kiekiai teisingai atsinaujintų. Čia skiriaus situacijos. Ten, kur būna Etsy eBay, tai ten tikslios apskaitos, aišku, niekas nedaro, nes ten dažniausiai būna, nežinau, nuperka tada, kada parduoda, tas reikalinga, kai būna tiksli prekių apskaita. Tai va, tai tos yra integracijos. Dabar čia dar matot, yra Kevinas, tai čia yra mokėjimai. Tai mokėjimai tiesiog, kad jūs gaunat klientas, jeigu jisai masiniu būdu siunčia sąskaitas iš, tarkim, mūsų programos, ten galime dėti mygtuką iš karto apmokėti. Tai kaip, tai Kevinas yra pinigų surinkimo tiesiog paslauga tokia. Tai čia mažai kam to prireikia, tiesiog jeigu iš mūsų programos yra įmonės, kurios, tarkim, teikia ten kokias hostinimo paslaugas, ten, kažkokias periodinės paslaugas. Tai mes turime tą modulį pagal sutartį siuntimą ir mes tada pagal sutartį sugeneruojam masiškai daug sąskaitų, ten kokį 100 mes jas pasikoreguojam, užregistruojam ir masiniu būdu išsiunčiam. Tai tokiu būdu galima įdėti tą mygtuką Kevin, kur klientas gavęs laišką paspaudžia ir iš karto gali mokėti. Dėl to, kad mūsų sistema būtent orientuota ir klientą. Mus labai skatinam turėti klientų prisijungimą, kad jis irgi galėtų naudotis tais visais privalumais. Tai dažnai pas mus buhalterinės įmonės, kur ateina, tai dažnai klientas turi visą laiką prisijungimą. Tas, aišku, čia nėra jokiais būdais privaloma, bet bent jau dažniausiai turi prisijungimą ir gali pats tuo naudotis. Nes dabar, manau, su integracijom, jeigu viskas, galbūt klausimų turite, tada aš būtent... Ne, matau, kad turim klausimų. Turim. Aleksandra turi klausimą. Jo, kelis netgi turiu. Noriu pirmą pasitikslinti, kas importuojasi konkrečiai iš tų e-shopų, ar tik pardavimai, ar pardavimų grąžinimai irgi. Taip, ir grąžinimai. Jeigu yra refundai, daliniai refundai, čia vėl priklauso nuo integracijos, bet ten, pavyzdžiui, eBay, Etsy, tai taip, ir grąžinimai irgi importuojasi. Tenais būna kartais, ir aišku, kaip visų problemos yra su integracijom, kartais klientai neteisingai naudoja integracijas. Pavyzdžiui, su Etsy jie būna parduoda ir vietoj refundo daro cancel. Tai būna tokių blogų, nes jeigu, pavyzdžiui, būna pardavimas jau completed, tai jo cancel daryti negalima, reikia daryti refundą. Dėl to, kad jeigu padaro cancel, tai tada integracija tokių nemato, nes cancel traktuojamas kaip neįvykęs pardavimas. Tai čia jau būna kliento klaida taip daro, bet jie taip stengiasi, kartais jie taip daro tam, kad išvengtų to aptarnavimo mokesčio iš Etsy. Nes jeigu full refundas, tai jiems vis tiek ten kažkiek kainuoja. Tai, tokių problemėlių visokių būna, bet šiaip jeigu yra dalinis refundas, tai arba ir pilnas refundas, tai tas užsiregistruoja. Problemų daugiau būna su tais nepagrindiniais shopais, tai reiškia ne Etsy, eBay ar ten Shopify, o tais tokiais WooCommerce, OpenCardais, panašiai, kur būna Lietuvoje programuotojais priprogramuoja savų visokių dalykų. Savaip kažkaip daro grąžinimą, ne taip kaip standartiškai reikia, o kažkaip kitaip. Tai tada jau reikia programuoti, kad prisitaikyti prie tos elektroninės parduotuvės. Bet šiaip tai grąžinimą užsiregistruoja. Ir aišku, ateina mokėjimo būdas. Tai reiškia, kai išsirašo sąskaita ir iš e-shopo ateina, užsiregistruoja, tai mes galime matyti mokėjimo būdą ir atitinkamai nuspręsti, tai yra matyti, kokiu būdu bus gauti pinigai už tą pardavimą. Ar tenais PayPalas, ar grinais, ar ten kažkokiu kitų būdų tas mokėjimas ateina. Bet čia ta prasme tik tekstas, kaip apmokėta buvo, ar pats apmokėjimas, kaip sudengimas irgi? Taip, ir kaip sudengimas. Taip, čia vėl skirtingai nusprendžiama. Jeigu tenais yra koks nors Paysera ir jisai daro po to kiekvieną sumą atskirai perveda. Tai reiškia, mes pažymim Paysera ir lieka ant tos konkrečiaus kliento ta skola. Ir Paysera importuojasi ant to kliento ir susidengia. Bet yra kiti, kurie perveda vieną didelę sumą. Pavyzdžiui, Etsy neperveda jums 100 pavedimų, jisai perveda vieną didelę sumą. Tai tokiu atveju mes darom mokėjimo būdą Etsy, kad iš visų tų 1000 pardavimų sukristų visos sumos ant vieno kliento Etsy, ir tada jis padaro pavedimą Etsy ant to vieno kliento ir tiesiog susidengia. Tai čia per tą mokėjimo būdą galima tą valdyti. Čia kaip sąstą vedant, atskaitingas nusipirko kažką
senukose, bet apmokėjo iš savo pinigų, tai jūs registruojat sąskaitą ant senukų, bet mokėjimo būdas yra kažkoks darbuotojas ir ta skola persimeta nuo senukų ant to darbuotojo. Tai va, tai, čia tas mokėjimo būdas, ką reiškia. Supratau. Ir dar tada dėl integracijų, čia būtent pardavimų, importas, ar jūsų programa dar atiduoti kažką gali, kaip likučius? Taip, tai yra tam tikriems shopams mes atiduodam ir likučius. Kaip sakiau, kurie daro tikslę prekių apskaitą, jiems yra labai svarbu neparduoti to, ko neturi, tai galima nuskaityti ir likučius iš programos. Ten irgi periodiškai yra padaryta, Verskis LT turi, WooCommerce'as turi, PrestaShopas, žodžiu, yra tų, kurie tą turi ir galima nuskaityti. Įvairiai yra tokių priprogramuota, kur mes ir kainą siunčiame į shopą, tai reiškia, monetė laiko centralizuotai kainą, jinai matosi kasos aparate pose, matosi didmeninėse parduotimuose ir sinchronizuojasi su e-shopu, jeigu, pavyzdžiui, per programą pakeitė kainą. Tačiau ganėtinai būna tokie specializuoti diegimai pagal klientą. Supratau. Ir paskutinis turbūt dalykas, kai importuoja pardavimus, ar pasitikrina, ar yra likutis, tarkim, jeigu nebūtų prekės likučio tiek, kiek parduota, ar importuotųsi, ar būtų kažkokios klaidos, kas vyktų. Taip, tai čia galima nurodyti, ar mes leidžiam parduoti minusą ar neleidžiam. Tai jeigu mes neleidžiam parduoti minusą, tai tiesiog nesimportuotųsi ir rašytų klaida, kad tiesiog negali užregistruoti. Bet jeigu jau e-shop'e pardavimas įvyko, nors tos prekės nėra, tai tą pardavimą užregistruoti reikia į apskaitą. Tiesiog dėl kažkokių sandėlio klaidų tas atsitinka. Tai tada reikia spręsti tą dalyką. Ar perrūšiuot prekę, gal buvo kažkaip suklysta ne tą, jau čia sprendžia buhalteris arba vadybininkas. Bet galim kontroliuoti pagal įmonės. Pagal apskaitomą įmonę, jie įleisti ar neleisti minusą. Taip. Bet jeigu šiaip yra tie standartiniai shopai, kurie tik per e-shopus pardavinėja, tai tada jie tikslios apskaitos nedaro monetę, nes nėra tada prasminga. Nes tiesiog jie tik e-shopą prekiauja, tai jie tame e-shop'e ir seka tenais tuos visus likučius savo ir panašiai. Tai mes tikslę apskaitą rekomenduojam daryti tada, kada iš tikrųjų ją reikia daryti. Nes tikslę apskaitą yra labai brangiai, tada visus pirkimus reikia registruoti per eilutes ir panašiai. Tai tiesiog čia kartais klientai nori tikslios, bet po to paaiškėja, kad jiems visiškai jos nereikia. Tai vat. Ačiū. Ačiū, Aleksandra, už klausimus. Dar matau, Jolita kelia ranką. Sveiki, norėjau pasiteirauti, ar galėtume tiksliai įvardinti platformas, kuriuose įmanomi grąžinimai? Dabar taip nepasakysim. Į pačioj platformai, jeigu yra įmanoma, pas mus dar neįmanoma, tai tiesiog galima suprogramuoti, kad būtų įmanoma. Tiesiog toks galbūt atsakymas. Bet šiaip, jeigu yra įmanoma, tai dažniausiai yra ir padaro. Neįmanoma ten, kur nėra duomenų pačioj platformai. Apskritai, bet ar nėra padaryta, kur įmanoma, tai sunku pasakyti. Turbūt daugumoje yra padaryta. Gal galit sukonkretinti kažkokią tai platformą? Tai yra ten ir WooCommerce ir visos kitos, tai tiesiog su kuriom yra, su kuriom nėra. Nežinau, su tom pagrindiniam. Gražinimai būtent. Tai su pagrindinėms, tai gražinimai yra. Kas yra pagrindinės? Tai jūs sakėt, populiariausios. Ar pagrindinės yra, tai mes sakom, pagrindinėse yra. Tai gal galite jas išvardinti? Tai WooCommerce, Shopify, Verskis, Pigų. eBay, Etsy tikrai turi. Tai visus ir išvardinome. OpenCart irgi turbūt yra. Tai atsakėm? Ir dar tada vienas mokėjimo sistemos, su kuriuom yra integracijos padarytos. Jo, tai kaip sakiau, automatinės integracijos yra tik tai su tais 4 lietuviškais bankais, su visais kitais tiesiog per CSV įsikelt reikėtų. Rankinis, ar ne? Taip, per CSV įsikelt. File. Taip, file. Ačiū. Dėkui, tai matau, kol kas nėra klausimų, galim tęsti toliau. Ir dar vieną buvau sugalvojęs, ką... Dabar dar iš kliento, kaip sakiau, pusės, kadangi mes skatinam dažnai ir klientus jungtis, kad nebeišsirašinėtų sąskaitų per Excelį, ten Wordą ar dar kažkur, tai kaip sakiau, mes meniu galime apriboti, kad jam būtų vos ne tik tai ten vienas, ten kažkoks laukas. Tai
yra jam patogu, kad jisai tiesiog gali įsivesdamas klientą tiesiog, pavyzdžiui, vesdamas tą pavadinimą jam, gal aš negerai užrašiau jūsų, ne? Buvo, jo. Reiškia, pasirenkat, tada jūsų visi duomenys, taip, jūs būsite kaip klientas jau, bet tiesiog susikrenta į kortelę ir tada jisai gali daryti pardavimą. Jeigu jisai ne prekiam prekiauja paslaugom, tai galima susikurti tas paslaugas ir susikūrus tas paslaugas susikoduoti, tai reiškia, buhalteris paruošė savo klientui paslaugų kažkokį sąrašą, kad klientui nereiktų mąstyti ten apie 5 klasę kažkokią ir mes sakom, kad jisai prekiauja ten IT paslaugomis, tai ten galima jam nurodyti, kokią tenais sąskaitą turi kristi ir ten koks PVM kodas tenais turi būti, tas gali jam paruošti. Ir tada klientas turi vieną tik tai formą ir jam yra labai tada paprasta ją išsirašyti. Jis tiesiog pasirenka klientą, pasirenka paslaugą. Taip, tai dabar čia šitą IT, tarkim, bus. IT paslaugą, įsiveda tenais kažkokį kiekį, ten kortelę aš neįvedžiau, bet jeigu būčiau vedęs PVM, tai jis būtų atėjęs ir tada jisai tiesiog užsiregistruoja. Taip, jo, čia mūsų vidinė sistema, kad mums reikia požymius sudėti, koks padalinys parduoda. Tai čia, tarkim, Vilnius. Mes užregistruojam sąskaitą ir tada gali iš karto išsiųsti klientui savo tą sąskaitą arba pagal pasirinkęs šabloną, jeigu nori. Tai yra toks labai patogus ir paprastas sąskaitos išsirašymas. Aišku, jeigu nori, jis gali tiesiog atsisiųsti PDF-ą ir ten kitų būdų kažkokių išsisiųsti. Dabar sąskaitos formatas vienas yra standartinis, bet jeigu norima, galima sukurti kokį norimą šabloną klientui, jeigu jam nepatinka standartinis. Nes standartiniam galime įsikelti logotipą, na ir aišku, visas rekvizitus, banko sąskaitas ir panašiai, seriją susitvarkyti, mokėjimo būdus. Tai dar apie klientą, kas būtų patogu jam, tai taip aš įsitrinsiu sąskaitą šitą, nes šiandien realių duomenų. Hairi, kaip tik matau, kad Aleksandra turi klausimą. Tai kol trinat, gal galėtų Aleksandra. Taip, pasitikslint norėjau. Ten, kur rodėt, kad BNM vedėt, čia buvo naujo kliento sukūrimas? Taip. O iš kur tada tą pavadinimus ima? Iš kokios sistemos ten ieško? Ačiū. Ir tada klientams tiesiog yra kažkokios ataskaitos, tai yra, kad jie mato klientų skolas, tiesiog gali pasižiūrėti aktualias dabar tenais, kas yra neapmokėję, ten pagal su kažkokiais pradėlsimais, tada galima bet kada parodyti, pasižiūrėti klientas balansą, ar tenais pelną. Aišku, būna kartais problema, kad klientas mano, kad jeigu čia balansą paspaus, tai ir vos nei banką gali nešti. Tai aišku, ne. Tai balansą, jeigu nori kažkam nešti, tai aišku, būtina prašyti ir buhalterio, nes nėra balansas paruoštas toks, kokį galima nešti. Nes būna kartais, žinot, gali įkristi kliento avansas ir jisai gali nukristi į 2 klasę, o ne į 4. Balansą ruošti, tai aišku, reikia jį sutvarkyti. Bet šiaip klientas, jeigu nori, gali pasižiūrėti pelną, gali pats pasižiūrėti automatiškai, gali kasos knygą pasižiūrėti, atsispausdinti, ten turto dalyvavimas, jūs sprendžiate, ką klientas mato. Tada galima klientui rodyti PVM, kiek jisai turi mokėti. Tada pardavimuose, būtent kaip sakiau, yra tos skolos, tada išrašytos sąskaitos, visos sąskaitos, neapmokėtos sąskaitos gali klientas atsifiltruoti, rūšiuoti ten prekių pardavimus pagal sandėlius. Daug visokių analitinių ataskaitų, kur klientams yra patogu tą žiūrėti. Tai čia, kaip sakau, nebūtinai turi būti didelė įmonė kažkokia su prekiam, čia gali būti visiškai mažytė paslaugų įmonėlė, tiesiog kažką stebėti, kad mes stengiamės klientams sakyti, kad atsisakykit kažkokių ten Excelių panašiai, kur jūs ten stebit kažkokias skolas. Nes jiems mano buhalterija savo, o verslo valdymas, skolų valdymas savo. Tai vis dėlto reikėtų skatinti, kad vienoje vietoje tas būtų ir išnaudoti online sistemos galimybės ir joje stebėti tai, kas yra aktualu.
Ar tenais reikia klientui, pavyzdžiui, matyti pardavimus pagal kokius nors padalinius. Tai jūs automatiškai pritaikot sistemą tokiems kliento poreikiams. Klientus galite rūšiuoti pagal grupės pačius klientus. Tada galima kainodarą įvesti. Kiekvienas klientas gali turėti skirtingas kainų grupės. Taip, yra kainų grupės. Žinot, tenais yra viena kažkokia prekė kainuoja 100 eurų, bet VIP klientams 90 eurų. Ne? Tai mes galime priskirti VIP klientams. Tašme, prekių pati kaip labai lankstų visas prekių valdymas. Bet nežinau, dabar gal čia būtų per giliai prekės. Jo, tai manau, į prekės jau nebeisime, nes jau ten jau bus labai smulku ir prekių tiksliai apskaita, manau, aktualu tik tai jau didesnėms įmonėms, kur daroma tiksliai apskaita. Tai čia matyti jau būtų atskiro pasakojimas, nes tikrai yra daug visko apie prekes. Tai trumpai tiek tada matyt. Ar dar kažką? Turim. Aš dar sugalvoju, dėl masinių veiksmų dar tokių gal nepalėtėm. DU tabelio siuntimas, šitų žiniaraščių siuntimas, atsiskaitimo lapelio, kaip tai vyksta. Taip, čia yra siuntimas, tasme jūs pasirenkate tos paslaugos tipą kažkokį, ne, ir ką jūs siūsite, ar darbo užmokestį, ar darbo laiko žiniaraštį, tada kokiu formatu, ir tada kitam žingsnėje tiesiog dar galite susipaukščiuoti pagal įmonę, kurioms norite siūsti. Na ir tada žinutę, tai prisidėti kažkokį tekstą papildomai. Tai tiems klientams tiesiog prisikabina tas PDF-as ir nusisiunčia. Čia kartu abiejų negalima. Tai va, tai tokiu būdu. Šiaip mes darom kitaip, mes, kadangi pas mus ir pas kitas buhalterinės įmonės, kurias pas mus apskaito, nu ne visas, bet pas daugą, 100% visi klientai turi prisijungimus prie programos, tai mes jiems nesiunčiam PDF-ų, mes jiems nusiunčiam ataskaitą, mes jau sakom, jau darbo užmokestis yra paskaičiuotas, tai mes jiems prisegame nuorodą ir sakome atsispausdinti. Tai va, tai jis tiesiog paspaudžia tą nuorodą ir jie gauna, kaip sakant, paspaudžia ir mato tą žiniaraštį ir jį gali atsispausdinti. Nu, kad nereiktų siuntinėti tų PDF. Tai bet žmonėm lapelį jau asmeniškai nusiųsti. Mes lapelius dabar žiūri žmonės per šitą sistemą ir čia yra visi atskaitimo lapeliai. Bet aišku, nedraudžiama siųsti. Bet siųsti per sistemą, tada reikia susitvarkyti SMTP nustatymus visus pašto ir tada yra funkcijos ir atskaitimo lapelių siuntimas. Ir tada galima nusiųsti visus lapelius PDF, bet mes jau tai laikom senamatiškų tokių variantų. Dabar skatinam klientus tiesiog prisijungti prie portalo ir pasižiūrėti bet kokio mėnesio savo priskaitimą. Tada dar suderinimo aktų, tarkim, siuntimas. Įmanomas masinis. Taip, suderinimo per skolą. Taip, tai čia irgi galite pasirinkti pagal kažkokius tipus ir formuoti skolos suderinimo aktą, skolos, jo, čia skirtingai. Čia skolų priminimai, o čia skolų derinimai. Jo, čia dar yra ataskaitos tipas, nes kai kurios įmonės nori, kad skirtingai būtų formuojama ataskaita, tai tiesiog galima įdėti kažkokią kitokią. Ir ją formuojant, jūs ten pasirenkat kokio tipo, tai kad ten pagrindinis, ten kurioms klientų grupėms, nu, žodžiu, čia tiesiog gan lankščiai tą galima viską susitvarkyti ir išsiųsti. Ir yra registras dar, kur matyti galim, kam išsiuntė, kas išsiuntė, kam išsiuntė ir ką išsiuntė. Apie skolų suderinimą. Gerai, ačiū. Likučių galbūt įkelimas dar dabar, ar ten pat liko dabar? Naudingos, ne, tai čia prie įmonės duomenų vis dabar. Va, yra įmonės likučiai. Tai čia yra esmė ta, kad būtent kai ateina nauja įmonė ir reikia susikelti daug visokių duomenų. Tai va čia tiesiog yra įkelimas. Tai reiškia, yra pavyzdinis failas, pagal kurį reikia pasiruošti duomenis ir galite tada įsikelti. Tai va, ten, pavyzdžiui, ilgalaikis turtas, tai reiškia, susipildot ilgalaikio turto visą kortelę, tada galima ją paruošti išsaugus CSV failę ir įkėlus per ilgalaikį turtą susikelia programoje, tada galima klientus taip susikelti su likučiu
ir su DK sąsaja, tada tai prekes galima susikelti, darbo užmokestį, darbo užmokesčio istoriją, tam, kad dėl VDU skaičiavimo būtų aišku, nes darbo užmokesčio istorija neina į didžią knygą, bet čia eina tik DU modulį, tam, kad būtent VDU skaičiuot būtų tinkama ir kitas sutartis galima susikelti, tai ten dovanos kažkokios dividendai ir panašiai. Tai čia yra labai patogu startuoti su nauja įmonė, kad nevesti po truputį. Tai dažniausiai kai mes keliamės naują įmonę pas save, tai ten bet kokia kita buhalterinė programa, jinai duoda kažkokius likučius, tai transformuojame tą ataskaitą iki tokio lygio ir būtent per čia galima susikelti. O atiduodant likučius, tai reiškia, kad išeinant įmoniai, tai va čia yra lygiai tie patys, tarsi galime išsieksportuoti. Tai ten ilgaikis turtas, klientų sąrašas, prekių sąrašas, tiekėjai, sandėliai, darbo sutartis, bandomasis balansas. Tai čia yra tokios sąrašų registrų labiau ataskaitos, o jau finansinės tokios ataskaitos yra naudingos nuorodos. Va, tai čia yra tiesiog vienoj vietoj daug visokių ataskaitų, kurios yra patogu metus uždarinėjant, zip formatu tiesiog išsitraukti daug visokių ataskaitų už metus. Pamėnesiui dar ten viduje į zipą sudeda. Tai čia toks ganėtinai naudingas dalykas uždarant metus. Naudinga šiaip. Taip, tai yra keliose vietose galima. Tai reiškia, kai mes įvedam paslaugos pirkimą, tai tiesiog čia galim prisisekti. Jeigu mes pamiršome prisisekti registravimo metu, tai tada mes galime nueiti ant tos sąskaitos ir tada čia prisisekti. Kaip matot, čia visos yra prisektos sąskaitos. Nes jeigu neprisekta, tai nerodo to PDF ženkliuko. Bet jinai, kaip čia pasakyti, peržiūros režime, kad vaizde dabar matytume vedant pirkimą. Tas menė vedimo metu? Jo, vedimo metu. Vedimo metu galima. Tai jeigu dar jinai yra neužregistruota ir tada keliam, tai dabar aš čia sąskaitą, kažkokią turiu, nežinau kokią sąskaitą. Tai jinai, man atrodo, papačia. Aš pas nebevedu sąskaitų. Tai nežinau, dabar, matot, supildė visą informaciją ir papačią mes matom tą sąskaitą. Bet čia yra tas atskiras modulis, būtų sąskaito atpažinimo modulis, kuris, matot, suveda visą informaciją iš sąskaitos. Jeigu jūs to modulio neperkate, tai tada iš karto jisai, nežinau, dabar pats kadangi nedariau, nežinau, galima padaryti ir be OCR, kad matytųsi sąskaita. Bet šiaip su sąskaitų atpažinimu tai atsimato ir jeigu matot, kad kažkas netikslu, tai galite pasikoreguoti prieš registruojant. Supratau, ačiū. Aleksandra? Aš kaip tik jo dėl atpažinimo norėjau paklausti, kaip jis veikia čia. Nėra ar suminis, kiek matau, ne, tik tai. Taip, dabar galima, mes patys darom apmokymą, jeigu sudaram, kad jūs norite naudoti tą OCR, tai tada mes susitarėm, kokiu būdu tas bus daroma, ar iš karto, nes jeigu jūs matot, kaip čia per kelias sekundės atsakymas yra pateikiamas, tai aišku, jis bus pateikiamas toks, koks yra tas apmokymas, jeigu norite tikslaus, tai tada ten reikia susitarti ar pavaldos po kažkiek laiko, kad tas būtų patikslimas, jeigu naujas kažkokios sąskaitos tipas, kurios mes dar neturime, tai mes turim sukurti šabloną. Čia jau yra toks dėrybų objektas, kaip mes tą dalyką darome. Bet šiaip keliant sąskaitą, tai bent jau tiekėją atpažįsta praktiškai visada ir kokią SF numerį visada atpažįsta. Bet jeigu mes darome apmokymą patys, tai tada galima ir per kelias eilutes daryti su keliais PVM-as. Ten jeigu būna, nežinau, 21,9% ir panašiai. Bet ten jau kokios reprezentacijos, tai jau nesuskaitys. Čia jau reikia buhalteriui niuansai šitą dalyką sutvarkyti. Bet jeigu šitas paprastas per kelias sekundės, čia reikia kažkokius šablonus aprašinėti, kaip jūs sakote? Čia jau mes šitą ar įkeli ir viską? Mes aprašinėjom, čia mes turim sutarti, tada ar jūs tą naudojate, nes tas yra papildomai mokama, už kiekvieną dokumentą, kaip bet kuris statų atpažinimas mokamas, tai tiesiog čia reikia jau susitarti, kokio jums reikia dažnumo, kokio tikslumo ir panašiai, nuo to ir priklauso tas visas. Nes jeigu mes jokių šablonų nieko neapmokom,
Tai tiesiog jūs kelsite ir gali labai nedaug atpažinti, kad tiesiog tas dirbtinis intelektas atpažins. Tai dirbtinis intelektas ne visąlaik viską atpažįsta teisingai. Jeigu reikia didesnio tikslumo, tai tada ten jau žmogus tikrinasi ir kūrė šablonus, tai tada daugiau informacijos aptinkama. Tai čia tiesiog susitarimas yra. Dabar čia yra vienos sąskaitos įkėlimas. Jeigu jūs turite labai daug vieno tipo sąskaitų, tai yra masinis sąskaitų registras, kur jūs tiesiog galite įkelti atsairinti daug sąskaitų iš karto. Ten, pavyzdžiui, turite 100 Facebook'o sąskaitų, tai tiesiog čia galima siūsti masiniu būdu tada. Ir irgi tada matyti, tai pavyzdžiui, jeigu aš čia irgi tą pačią sąskaitą pasirinksiu, siūsti atpažinimui, bet šitas modulis yra skirtas, kaip sakiau, jau daug sąskaitų siūsti, o ne vienai, tada, tarkim, čia 100 mes nusintėm, tada gauti OC rezultatus, tada jis tai nusiskaito, vat matot, yra rezultatai ir tada, jeigu mes norim kažką pasikoreguoti, tai paspaudus šitą, mes matom čia duomenis ir čia tą sąskaitą. Tai va, tai čia yra tas kitas būdas, kur galima daug sąskaitų vienu metu pasižiūrėti. Ačiū. Ačiū. Aušra? Taip, aš dar turiu klausimą. Sakykit, gal yra tokia galimybė, ar kaip pavyzdžiui, klientas siunčia sąskaitą ir jinai automatiškai įkrenta į programą? Nebūtinai nuskaito ten vidų tos sąskaitos, bet tiesiog susiformuoja kažkokia eilutė. Tokio nėra. Supratau. Bet tokio, mes esame programuotojai, tai čia sukurti viską galima, bet šiam momentui nėra. Yra pas mus tik toks dalykas, kad su mobilaus telefone, kurio mūsų appsas Monet.lt, tai ten galima nufotkinti ir siūsti, bet tą sąskaitą mes gauname. Bet ten irgi galima koreguoti, kad jūs gautumėte. Bet ten paštu tiesiog ateina, ne į sistemą, bet paštu tiesiog ateina ta sąskaita. Aišku. Tikrinai, jinai prašo, visos didžiosios knygos. Tai šiaip SAFT gal turėtų omeny? Ar ne? Ne. Visų operacijų didžiosios knygos, visas operacijas per metus. Sąsto operacijos ir yra visos operacijos. Ir tada mes čia nurodom visas sąskaitas nuo iki, taip? Taip. Tai va, aš tai ir norėjau paklausti, yra tokia, nes nemačiau, tai va. Mes nerodėm to, kas jau kaip ir savaime. Mes nerodėm nieko, kas turi būti bet kurioj buhalteriniai programai.